Jūs klausykite jo. Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo pasakytas 1960 m. kovo 13 d. Finikso mieste, Arizonos valstija, JAV. Tikėjimas išgelbės sergantį ir Dievas juos pakels. Tuščia vieta Garsajuostėje. Ar jūs galite išeiti į priekį, broliai, kad mes galėtume uždėti savo rankas ant šių? Aš žinau, kad šiame mes visada girdėdavome juos klausiant, ar jūs patepėte tuos audinius. Daugelis žmonių patepa ir tai yra gerai. Dievas tai laimina, bet jeigu jūs pažiūrėsite į raštą, Paulius jų nepatepė, bet jis ėmė juos nuo savo kūno, suprantate. Todėl mes dabar už juos pasimelsime ir jūs melskitės su mumis visi. Paliekime mūsų galvas maldai. Mūsų brangusis Viešpatie, šį vakarą mes stovime čia tavo malonės šešėliuose, prašydami kaip gyvojo Dievo bažnyčia dėl šių čia esančių brangių audinių, nosinių ir nedidelių ryšulių. Mes prašome, kad tu juos palaimintum, Tėve, ir tegul ant kiekvieno, kurio jie bus uždėti, tegul šventoji dvasia nužengs ant jų, tegul jie bus išgydyti, išlaisvinti iš visų negalavimų. Mes uždedame savo rankas tikėjimu, kaip tikintys broliai ir seserys. Mes tai darome tikėjimu, prašydami Jėzaus vardu. Amen. Ačiū Jums, broliai. Jūs galite sėstis. Aš noriu pasakyti štai ką. Aš esu turėjęs daug susirinkimų Finikse, kuriuose susirinkdavo didelės minios, bet niekada nesu turėjęs malonesnės viešnagės ir su bendravimu, kuris buvo vienas nuostabiausių, kurį man apskritai teko turėti. Mes aplankėme įvairias bažnyčias. Mes nuvykome į Dievo asamblėją. Ir tai pirmas kartas, kurį prisimenu, kai asmeniškai susitikau brolį Šorsą. Ir aš nesakau to, jis čia stovi. Bet kai tu gali pasiklausyti kitų tarnautojų, kito tikėjimo, kurie ne tik to paties tikėjimo, bet iš skirtingų denominacijų, gerai apie jį kalba. Geras žmogus. Teisingai. Kiti vyrai, kurie nesutiktų su juo, greičiausiai dėl Biblijos mokymo ir smulkmeniškų dalykų, nesutiktų su juo, bet vis tiek sako, brolis Branhamas tai Dievo baimingas žmogus. Todėl mes esame dėkingi už Dievo asamblėjų bendradarbiavimą visame mieste, skirtingose asamblėjose ir taip toliau. Tegul Viešpats juos apsčiai palaimins. Kol mes čia buvome, o mums reikėjo atvykti iš asamblėjų, štai ten, tai tarp denominacinis reikalas. Ir po to aš supratau, kad ten yra skirtingos grupės. Ir aš džiaugiuosi, kad ten yra skirtingos grupės. Aš džiaugiuosi, kad Dievas sukuria mus skirtingus. Dievas yra įvairovės Dievas. Jis turi didelius kalnus ir mažus kalnus, ir jis turi dykumas, ir jis turi pelkes, jis turi baltas gėles ir mėlynas gėles, ir raudonas gėles, ir jis turi mažutėlius vyrus, didelius aukštus vyrus ir žemas moteris, apkūnes moteris, liesas moteris ir tiesiog visus įmanomus. Jis yra įvairovės Dievas, kai kurių plaukų spalva rausva, juoda, kai kurių vyrų plaukai garbanoti, o kiti iš vis jų neturi ir tiesiog, jis tiesiog įvairovės Dievas, suprantate, jis tiesiog sukuria dalykus taip, kaip jis jų nori. Tai yra, kaip apie tai manau aš, jis sukuria baltaodžius, rudaodžius, juodaodžius, geltonaodžius, įvairovės Dievas, suprantate. Ir mes turime bažnyčių įvairovę. Mes turime vieną vienos rūšies ir kitą kitos, bet mes visi kartu galime būti žmonėmis. Juodaodis gali duoti kraujo baltaodžiui, kraujo perpilimui ir atvirkščiai indėnas gali duoti baltaodžiui, baltaodis indėnui, nes iš vieno kraujo Dievas sutvėrė visas tautas. Todėl jis sukūrė mus, kad būtume vieningi žmonės. Bet lygiai kaip Saliamono šventyklai buvo iškirsti iš skirtingų šalies vietovių, bet kai jie susidėjo, jie buvo įvairių rūšių akmenys, bet kai atėjo laikas juos kartu sudėti, jie visi susidėjo akmuo ant akmens. Be kūjų, be pjaustimo,
Jos pastatymas užtruko 40 metų. Aš tikiu, kad kai Dievas pasiruoš paimti bažnyčią, mes nesiginčysime, ar mes esame metodistai, ar baptistai, ar kas mes esame. Visa tai tiesiog eis kartu. Sekmadienį savaitę aš turėjau nuostabų bendravimą pas brolį Fullerį tikėjimo šventykloje. Brolis Fulleris yra nuostabus žmogus. Jis atstovauja apimančiuosius įvairias krikščionių konfesijas. Kuo jie tiki, yra vadinama, žinote, nepriklausomos bažnyčios. Ir jis, ir brolis Grumeris, tai nepriklausomi broliai. Nuostabi žmonių grupė ir krikščionys žmonės buvo nuostabus priėmimas. Po to šiandien aš buvau su broliu Outlaw, žmogus, kuris pirmasis mane finansavo, kai aš atvykau į Phoenixą, jis ir brolis Garcia, Meksikos žmonės. Ir pas brolis Outlaw turi bažnyčią Jėzaus vardas. Mes tikrai nuostabiai praleidome laiką joje šį rytą. Ten buvo šventoji dvasia ir jie turėjo chorą, kuris giedojo ir aš gavau visą krūvą jų įrašų ir aš tiesiog negaliu sulaukti, kol sugrįšiu namo ir jie sugiedojo tą giesmę aukštyn, 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 aukštyn. Man jį patiko. Žinote, aš savyje turiu nedidelį pietietį, kuriam patinka ploti rankomis, žinote, tiesiog pajausti savo religiją. Taigi mes ten turėjome puikų laiką šį rytą, bendravime su mūsų broliu Outlaw. Viešpats susitiko su mumis didingu būdu. Ir tuo būdu jis atstovauja jungtinę sekmininkų bažnyčią, o kiti atstovauja nepriklausomuosius. Ir čia yra brolis, kuris atstovauja Dievo asamblėjas. Ir mes visi esame viena Kristuje Jėzuje. Visi turime šventąją dvasią. Kitą kartą atvažiuodamas aš pasistengsiu aplankyti kitas bažnyčias, tas, su kuriomis nepavyko susitikti. Tiesiog tam, kad leisiu jums žinoti, kad mes jūs mylime, nežiūrint į tai, kuo jūs tikite. Tai yra asmuo, kuriuo jūs tikite. Tai yra gerai, tai yra asmuo, kuriuo jūs tikite. Ir mes visi tikime viešpačiu Jėzumi Kristumi mūsų išgelbėjimui. Nepasitikėkite mūsų pačių darbais ar mūsų prisijungimu prie bažnyčios, bet mes pasitikime tuo, ką jis dėl mūsų padarė, kai jis mirė Kalvarijoje. Tokios didelės, puikios žmonių grupės dalyvavo susirinkimuose, tie vyrai, daugelis iš jų uždarė savo bažnyčias. To susirinkimo metu mes dėkojame jums už tai. Krikščionys verslininkai buvimo čia metu buvo suorganizuotas skyrius. Man tai patinka. Džiaugiuosi, kad tai įvyko būnant čia. Aš esu už krikščionys verslininkus tol, kol jie deda pastangas tame kelyje, kad padėtų bažnyčiai. Ne kad užimtų bažnyčios vietą, bet kad padėtų bažnyčiai. Turėti bendravimą su verslininkais. Verslininkai gali liudyti verslininkams. Tai jei tai bus daroma tokiu būdu, kokiu buvo, tai statydins bažnyčią, padarys ją didingesnę. Mes esame dėkingi už viską, kas statydina Dievo karalystę. Ir toliau aš noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų už jūsų puikų bendradarbiavimą, ateimą kas vakarą. Tai buvo apie 15 tarnavimo dienų ir mano mažasis berniukas Juozapas, kai mes išgirdome, kad Indianoje papildomai iškrito 18 colių sniego, visa kritiška padėtis ir visos mokyklos uždarytos ir visa kita. Mano mažasis berniukas Džojus pasakė, tėveli, kodėl mes negalime pasilikti 2 ar 3 dienas ir mes nuvyktume ant pietinio kalno ir vėl medžiotume šiurpiuosius nuodadančius driežus. Kaip 4-metis gana protingas berniukas, aš pasakiau, brangusis, aš norėčiau tai padaryti, bet sesė turi sugrįžti į mokyklą ir po to mes iš karto turime sugrįžti į Tulsą su broliu Robertsu ir broliu Osbornu ir visais broliais iš to krašto visiems bendradarbiaujant. Tai nuostabu, kai žmonės susirenka kartu tokiu būdu. Štai ką aš dar gyvas būdamas pamačiau, broliai gali peržengti per kliūtis. Štai taip, štai taip, štai taip, būti broliais. Mes nesame susiskaldę, mes visi vienas kūnas, viena viltyje ir mokyme, viena geraširdiškume. Šie didingi, žengiantis į priekį krikščionys kariai, tai yra būtent tai, ko mes laukiame, Viešpaties Jėzaus atėjimas. Dabar aš noriu jums visiems padėkoti už, jie tik man pasakė, tiesiog dabar, brolis Dovydas ir mano tarnavimo sekretorius ponas Mercieris, tik man pasakė, kad jūs šiame susirinkime surinkote man 2 meilės paaukojimus. Ačiū jums, mano brangus draugai. Šis meilės paaukojimas bus priskirtas Branhamo maldyklos fondui ir bus panaudotas susirinkimų finansavimui. Man yra mokama alga $100 per savaitę ir todėl tai atiteks Dievo karalystiai.
Kiekvienoje iš tų bažnyčių, brolio Outlaw bažnyčioje šį rytą ir brolio Fullerio bažnyčioje sekmadienio savaitę, aš bandžiau jiems neleisti to padaryti, bet jie, vos tik man įėjus pro duris, brolis Fulleris įteikė man piniginį čekį į rankas. Aš pamiršau, kokia tai buvo suma, apie $100 misionieriavimui, ir šį rytą brolio Outlaw bažnyčioje man davė $101 ir 50 centų paaukojimas misionieriavimui. Sekretorius juos turi. Atsidurs būtent fonde, kad galėtume vykti į užsienį pamokslauti Evangeliją. Vieną dieną aš meldžiu, kad danguje tai būtų sutvirtinimas jūsų amžiniems namams kitoje pusėje. Mes dėkojame jums už visų jūsų puikų bendradarbiavimą, už garsąjušių įsigijimą, už knygas ir viską, ir jie tiesiog patys savimi pasirūpina. Kartais mes per kampanijas išdaliname knygas, nes jei niekas neturi pinigų, bet nori knygų, jie gali jas gauti nemokamai. Teisingai. Netokia yra priežastis, tik kad aš galėčiau uždirbti tam, kad vėl atspausdinčiau ir kad vėl pardavinėti. Ir mes, jaunuoliai, dirba už labai mažą atlyginimą, pardavinėdami tuos dalykus, jie visi dirba per bažnyčios fondą. O bažnyčia, jeigu norite kvitų susijusių su tais dalykais, mes dabar Vašingtone, Kolumbijos apygardoje turime numerį, per kurį jūs galite oficialiai atgauti nuo savo pajamų mokesčių iš Vašingtono Kolumbijos apygardos. Dar kartą ačiū Jums už viską, ką padarėte, už puikius žmonės, kurie buvo tvarkos prižiūrėtojais ir padėjo maldos eilėse. Ir virš visko mes dėkojame Dievui iš mūsų širdies gelmių, kiekvienas iš mūsų už jo buvimą kiekvienoje bažnyčioje ir čia, šioje auditorijoje. Vakaras po vakaro mes matėme jo didingą ranką ištiestą malonėje, kad išgydytų ligonius, kad įrodytų jo pasirodymą, ir jo antrasis atėjimas yra čia pat. Šį vakarą aš norėčiau paprašyti auditorijai esant beveik pilnai, manau šį vakarą šią areną, aš prašau visų jūsų už mane pasimelsti. Gali būti, kad kelių dienų bėgyje, savaitės ar 3, ar 4, ar 5 savaičių, brolis Duplessis ir aš vyksime į Europą, po visą Europą, į susirinkimus. Greičiausiai šiek tiek vėliau vasarą vyksime į Australiją ir Naująją Zelandiją. O po to krikščionys verslininkai nori, kad 30 dienų praleistume, koks pavadinimas, Kuboje, į kurią atvykti mus kviečia vyriausybė ir Haitis ir kitos ten esančios vietos. Ir tuomet taip pat, kur mes jau buvome, ten Karibų salose ir Puerto Rike, ta pati grupė, kuri finansavo Billy Grahamą, organizavo su manimi susirinkimą ten ir nori, kad visoje saloje padarytų ištisinį turą, vakaras vienoje vietoje ir kitas vakaras kitoje vietoje ir po to vėl sugrįžti į stadioną dideliam susirinkimui stadione. Jie pasakė gražius komplimentus apie susirinkimus ir kitą, o tikrai derlius yra pribrendęs, darbininkų yra maža. Pasimelskime Viešpačiui, kad aš noriu padėkoti namams, kuriuose apsilankiau už tai, kad buvo tokie malonūs, ypatingai broliui ir sesiai Šaritams ir broliui ir sesiai Williamsams ir už visą puikų bendravimą visose vietose. Mes tikrai branginame jūs visą savo širdimi. Aš sakau tai už savo žmoną, savo šeimą, savo sūnų, brolį Dovydą Duplessis, brolį Rojų Bordersą, mano brolį bendradarbį Džiną Gaudą ir brolį Leo Mercierą, visą personalą. Brolis Sotmanas, Fredas Sotmanas iš Kanados, kuris taip pat priklauso bažnyčios personalui, yra vienas iš turto globėjų fonde. Mes dėkojame jums visiems iš mūsų širdžių. Tegul Dievas būna su jumis ir mes vilėme sugrįžti pas jūs vėl prieš Jėzų ateinant, jei tai bus įmanoma. Tai laimino jūs Dievas, padarykite, kad jūsų bažnyčios klestėtų ir būtų išgelbėta daug sielų. Dabar tik akimirkai palenkime savo galvas maldai. Dabar, dangiškasis Tėve, mes užtikrintai norime tau padėkoti, nes tai buvo tavo malonė, kuri visą tai dėl mūsų padarė. Ką mes padarėme, Viešpatie, tai atvykome čia turėti bendravimą su bažnyčiomis, su broliais, vėl susitikti su brangiomis sielomis. Mes jaučiamės kaip Paulius tuo metu, kai jie atsikė jį iki jūros kranto ir po to atsiklaupė ir pasimeldė. Viešpatie, ta pati dvasia gyvena vyruose ir moterise būtent čia, Finikse. Ir kai mes matome juos ir vėl pradedam bendrauti ir kalbėti apie tave ir tavo atėjimą ir pamokslaujame žodį ir matome, kaip yra
padedama tavo sergantiems vaikams, yra pastatomos bažnyčios ir ateina nauji nariai. Mes esame tokie, tau dėkingi Viešpatie, tai buvo nuostabi malonė. Mes meldžiame, kad tu palaimintum šį miestą ir visus jo tarnautojus ir tegul bažnyčia augs ir klestės per Jėzų Kristų. Dabar mes artėjame prie žodžio, prie galutinių šio prabudimo žodžių. Tėve Dieve, mes norime, kad tu pasakytum galutinius žodžius. Mes norime pajausti tavo palaiminimus ant mūsų ir išgirsti tavo balsą vėl mums kalbantį šį vakarą. Ir kai mes stengsimės perskaityti tavo pašventintą ir šventą, įkvėptą žodį, mes meldžiame, kad šventoji dvasia paimtų žodžius ir paskirstytų juos pavieniui širdise, kaip jis nori ir kur jų reikia. Tegul sėkla kris ant derlingos žemės, išaugs į išgelbėjimo medžius. Suteik tai Viešpatie. Palaimink mus ir padėk mums tolimesnėje tarnavimo dalyje. Mes prašome to tavo mielu, brangaus sūnaus, Viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Šį vakarą norėčiau atsiversti 17 Mato skyrių, kad trumpai perskaityti kelias eilutes. Kol jūs atsiversite, norėčiau dar pasakyti susirinkusiesiems, kad aš branginu jūsų komplimentus pasakytus mano bendradarbiui, broliui Dovidui Duplesiui. Man buvo pasakyti puikūs dalykai apie jo mokymą, aš jums visiems dėkoju už jūsų komplimentą. Esu tikras, kad dėl to jums bus gerai. Taigi 17 Švento Mato Evangelijos skyrius, pradedant pirmąją eilutę. Ir po 6 dienų Jėzus pasiima Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsiveda juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ir atsimainė jų akivaizdoje ir jo veidas spindėjo kaip saulė. Ir jo drabužiai buvo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas besikalba su juo. Tada Petras atsakydamas tarė Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, padarykime čia 3 padangtes. Vieną tau, vieną Mozei ir vieną Elijui. Dar jam bekalbant, štai šviesus debesis apgaubė juos šešėliu ir štai balsas iš debesies, kuris tarė: šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš labai patenkintas. Jūs klausykite jo. Kaip temą aš noriu paimti tuos paskutinius 3 žodžius. Jūs klausykite jo. Šį vakarą aš vėl pratęsiu labai nedidelę temą tokiai auditorijai. 3 žodžiai. Bet jie yra: jeigu šį vakarą mes galėsime turėti paklusnumą šiems 3 žodžiams, jūs išvysite, kaip šiame pastate pasikartos sekminės. Tai yra tik nedaug, bet tame yra pakankamai jėgos, kad likusi Biblijos dalis su tuo susijungtų. Jūs klausykite jo. Tai nėra daug žodžių. Kartais mes surandame brangaus tikėjimo brolius. Ir šitai aš pats esu girdėjęs, kai jie pasakydavo: o, broli Branhamai, aš netikiu, kad išėjimo toliau man bus kažkokia nauda. Aš buvau nuėjęs pasiklausyti Bilio Grehamo ir ten buvo tiek daug tūkstančių žmonių. Ir aš buvau nuėjęs pasiklausyti mūsų kilniausio brolio Orolo Robertso. Ir tūkstančiai žmonių susirinko toje palapinėje. Todėl atrodo taip, kad galbūt mano maža grupelė nelabai ką iš viso reiškia. Bet tu klysti. Ar jūs vertinate savo pirštą? Jūs juk nenorėtumėte, kad jūsų pirštas pasakytų: kadangi aš nesu nei akis, nei ausis, aš daugiau nebeveiksiu. Tai taip skirtinga. Tai man primena trumpą pasakojimą,
kai vieną kartą pavėlavęs karalius Džordžas atvyko apsilankyti Kanadoje. Jis ir jo brangi žmona. Tuo metu karalius sirgo išsėtine sklerozė, apie kurią jis vėliau pranešė, ir aš turėjau privilegiją už jį pasimelsti. Gavau nuo jo laišką. Ir tą dieną, kurią jis atvyko per Vancouverį, Britų Kolumbijoje, jis sėdėjo savo karietoje, kai jis buvo vežamas gatve. Ir visi žmonės uždarė mokyklas, mokytojai, ir jie pasiruošė susitikti su karaliumi ir puikiai praleisti laiką. Ir aš prisimenu savo bendradarbį, brolį Erną Baxterį. Brolis Baxteris pasakė: broli Branhamai, kai aš ten stovėjau ir mačiau praeinantį karalių ir jo mielą žmoną, vilkėjusią mėlyną suknelę, pasakė: aš tiesiog apsidžiaugiau ir pravirkau. Suprantate, tai jam kažką reiškia. Tai buvo pro šalį praėję karalius ir karalienė. O aš pamaniau, jeigu pamatyti Britanijos karalių, Kanados žmonės, kurie yra jo pavaldinių dalis, jeigu jie galėjo taip jaustis ir pasireikšdavo emocijos pamačius praeinantį Anglijos karalių, kaipgi tuomet bus, kai pasirodys šlovės karalius. Visiems mažiems vaikams buvo duota maža Britanijos vėliavėlė. Ir karaliui priartėjus, jie turėjo pamosuoti šią mažą vėliavėlę ir jam einant sudainuoti, tesaugo Dievas karalių. Ir kai atėjo laikas, karalius praėjo gatve ir įėjo į savo viešbutį, ar kur jis turėjo apsistoti. Vaikai turėjo sugrįžti į mokyklą. Ir į vieną mokyklą sugrįžo visi vaikai išskyrus vieną mažą mergaitę. Ir mokytoja dėl to labai sunerimo. Ji išėjo į gatvę ieškoti mažosios ir ji surado tą mažą mergaitę prie telegrafo stulpo, šalia jo prisiglaudusią ir tiesiog liejančią iš savo mažos širdelės ašaras. Ir taip ji pribėgo prie mažos mergaitės, žemo ūgio, ir pakėlė ją. O ji kūkčiojo taip stipriai, lyg jos širdelė trūks. Ir ji paklausė: kodėl verki, brangioji? Nejaugi tu nepamatei karaliaus? Jie atsakė: taip, aš jį mačiau. Na, pasakė, ar tu pamosavai savo ištikimybės vėliavėlę jam praeinant? Ji pasakė: aš pamosavau savo vėliavėlę karaliui, kai jis praėjo. Ir tu jį pamatei? Taip, aš jį pamačiau. Tada jį paklausė: kodėl tu verki? Jie atsakė: mokytoja, aš pamačiau karalių, bet aš esu tokia maža, karalius manęs nepamatė. Taip nėra su Jėzumi. Nesvarbu, kiek nedaug jūs darote, jis žino viską, ką darote. Tai yra įrašyta danguje lygiai taip pat jūsų vardu, kaip ir Bilio Grehamo ar Oralo Robertso ar bet kurio kito iš jų, kurie turi didelius susirinkimus. Kartais tai nedideli dalykai, kuriuos mes darome, tai maži dalykai, kurių iki galo nepadarome. Taigi, Jėzus nedaro skirtumo tarp grupių. Jėzus susitikdavo visose grupėse, visokių dydžių ir visokio būdo. Vieną kartą turime apie jį įrašą, kad jis susitiko su 500, kitą kartą su 1000. Vieną kartą mes matome jį su 12, kitą kartą vieną su 3 ir netgi su 1. Grupės dydis yra nesvarbus. Svarbiausia, kad ten yra Jėzus susitikimui su ta grupe. Nesvarbu, kokia maža yra jūsų bažnyčia, ar kokia didelė ji yra, kokiam skaičiu jūs pamokslaujate. Klausimas yra, ar jūs esate toks atsidavęs Dievui, kad Jėzus ateina į jūsų tarpą. Šitas atvejis turėjo būti ypatingas, didis atvejis.
Petras vėliau tai pavadino šventuoju kalnu. Taigi, aš netikiu, kad Petras turėjo omenyje, kad tas kalnas buvo šventas. Aš tikiu, kad Petras turėjo omenyje, kad šventas Dievas susitiko su jais ant to kalno. Šventa yra ne bažnyčia. Šventi yra ne žmonės. Tai šventoji dvasia žmonėse, kuri kažką iš to padaro. Ne bažnyčia, ne žmonės, tai šventoji dvasia. Kai Dievas pradeda daryti kažką svarbaus, jis įprastai pirmą apie tai paskelbia danguose. Ir šitas atvejis turėjo būti ypatingas. Jie kopė į tai, ką mes vadiname kalno atsimainimu. Ir prieš kelias dienas jis buvo pasakęs: iš tiesų, aš sakau jums, yra kai kurie čia stovintys, kurie nematys mirties, kol pamatys sūnų, Dievo karalystę ateinančią jėgoje. Aš tikiu, kaip greičiausiai visi tarnautojai ir daugelis jų žino, kad ta situacija reiškia atėjimą, Kristaus atėjimo seką. Pirmas dalykas, kurį jie pamatė ir kokia buvo seka, jie pamatė Jėzų, kuris turėjo pasirodyti, ir po to jie pamatė pašlovinimo atėjimą ir Mozę ir Eliją, tikslę antrojo atėjimo seką. Po to, kai jie vėl pažvelgė, jie pamatė tik Jėzų, kai jie dar kartą pažiūrėjo. Taigi, mes atrandame, kad jis pasiėmė juos ten su tikslu. Ir jis pasiėmė 3. Senajame testamente, taip pat naujajame 3, reiškia patvirtinimą. 2 ar 3 liudytojų burnoje te bus patvirtintas kiekvienas žodis. Tai senajame ir taip pat naujajame. Ir mes pastebime, kad Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, 3 žemiški liudytojai, kad paliudytų. Ir Dievas ant kalno turėjo Mozę, Eliją ir Jėzų kaip dangiškus liudytojus. Dievas ketina padaryti kažką didingo. Ką aš manau Dievas šioje vietoje darė, vienas iš dalykų, į kurį aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, aš tikiu, kad Dievas stengiasi įtvirtinti arba laikytis savo įstatymų. Dievas turi laikytis savo įstatymų. Jis turi gyventi savo įstatymuose. Dėl šios priežasties aš tikiu, kad Jėzus buvo daugiau nei pranašas. Jėzus buvo Dievas tapęs kūnu. Dievas nebūtų galėjęs pasiųsti kito asmens gimusio iš vyro ir moters, kad užimtų vietą ir prarytų mirtį, nes tas Dievas turėjo priimti savo paties bausmę. Dievas negalėjo numirti dvasioje, todėl jis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų tam, kad galėtų numirti, ir mūsų pasmerkimas buvo perkeltas ant jo brangaus kūno ir jis numirė už visus mus. Ten, tame brangiame kūne, kuris šį vakarą sėdi jo didenybės dešinėje, Dievas daugiau negali žiūrėti į ligą, ji nuteista. Jis daugiau negali žiūrėti į nuodėmę, ji nuteista. Ten sėdi atpirkimas, sumuštas ir po to iškankintas viešpaties Jėzaus kūnas. Sėdi jo dešinėje danguje. Štai kas leidžia mums turėti tikėjimą, nes jis sėdi ten, kad atliktų užtarimus pagal mūsų išpažinimą. Dievas taip pat čia atliko, ką mes Biblijoje vadiname sūnaus paskyrimu. Taigi, Senajame testamente, kai gimdavo vaikas, sūnus namuose, tada tas sūnus būdavo sūnumi vos tik jam gimus, žinoma. Jis buvo tėvo sūnus. Bet visgi, prieš jam tampant savo tėvo karalystės paveldėtoju ar nuosavybės, pirmiausia, tas sūnus turėjo būti išaugintas ir išmėgintas. Jis turėdavo išsiaiškinti, ar šitas sūnus buvo ištikimas sūnus, ar jis buvo tiesiog kaip koks darbininkas. Ir šitas sūnus niekada netaptų paveldėtoju, jeigu jis nebūtų tinkamas užimti savo tėvo vietą. Bet jeigu jis buvo tinkamas ir užimdavo tėvo vietą, tada viskas, ką turėjo tėvas, būdavo atiduodama jo sūnui.
Aš manau, kad šioje vietoje dauguma iš mūsų sekmininkų padarė klaidą. Mes galvojame, kad vos tik mes tampame Dievo sūnumis ir dukterimis, tai viską išsprendžia. Mes tik atėjome į išmėginimo vietą. Metodistai pasakė, kad vos tik jie pašūkavo, tai viską išsprendė. Liuteronai tikėjimu patikėjo išteisinimu ir pagalvojo, kad tai viską išsprendė. Nesvarbu, į kokią poziciją Dievas jūs patalpino, jūs vis dar augate, artėjate link tobulumo. Ir kol Jėzus neateis, mes niekada jo nepasieksime. Taigi, Senajame testamente Dievas turėjo savo žmonių karalystę sutvarkytą lygiai taip pat, kaip jo paties senuose įstatymuose. Taigi, tėvui priklausė žemės sklypas, buvo pasamdęs darbininkus ir kitus, kad prižiūrėtų žemę. Mes pastebime karaliaus Jokūbo vertime Jono 14. Mes ten skaitome, ten pasakyta, mano tėvo namuose yra daug buveinių rūmų. Tai skamba keistai, ar ne? Buveinės, rūmai, namuose. Aš nežinau, ar tai Mofato vertimas, vienas iš jų, kuriuos skaičiau iš vertimų, išvertė dar juokingiau nei tai. Pasakė, mano tėvo daugiabutyje yra daug butų. Lik ten pakilę mes turėsime butus, už kuriuos reikės mokėti nuomą. Ne, visa tai yra neteisinga. Ir karaliaus Jokūbo versijos vertėjų dienomis man tai pasakė, kad jie išvertė pagal tų dienų kalbą. Taigi, Anglijoje karalius iš tiesų buvo tėvas ir jo visose valdose buvo jo namiškiai. Tai tobulai atitinka Senąjį testamentą. Tėvas turėjo savo valdas ir jis buvo tų valdų valdytojas. Ir vos tik gimdavo vaikas, tėvas būdavo labai užsiėmęs kitais reikalais. Jis ieškodavo auklėtojo ar augintojo savo vaikui. Ir tuomet, kai jis žinodavo, kad šitas vaikas buvo paveldėtojas visko, ką jis turėjo, jo nuosavybės, jo gero vardo ir viskas, ką jis turėjo, atiteks šitam sūnui, jis ieškojo paties geriausio mokyklos mokytojo, kurį galėjo surasti, kad išmokytų tą vaiką. Ir Dievas daro tą patį su savo vaikais. Kai žmogus gimsta į Viešpaties Jėzaus kūną ir tampa Dievo sūnumi, Dievas išieškojo dangus, ieškodamas geriausio auklėtojo, kurį jis žino, kad paskirtų jį savo vaikams. Ir tai nėra vyskupas, bet tai buvo šventoji dvasia, kurią Dievas paskyrė savo bažnyčiai, kad išaugintų jo bažnyčią tikėti dvasiniais dalykais ir antgamtiniais Dievo darbais. Jis nepaskyrė vyskupo savo bažnyčiai, kuris netiki liepsnos dienomis. Stebuklų dienos praėjo ir visas antgamtiškumas praėjo. Dievas negalėtų tai pasielgti. Ir šventoji dvasia buvo pasiųsta valdyti ir vesti bažnyčią. Dievas paskyrė tai padaryti šventajai dvasiai. Tėvas neieškotų tokio žmogaus, kuris stengsi savo priskirti nepelnytą garbę, kaip mes tai pavadintume, ir pasakytų, na dabar jis žino, kad aš esu tėvas, todėl jis sūnus mažasis, kaip ir apsimetėlis, bet jis ateitų ir kad priskirtų savo nepelnytą garbę. O, jūsų sūnui labai gerai sekasi. Jis to nepadarytų, jis surastų žmogų, kuris sakytų jam tiesą, nes jis visada norėjo žinoti apie to berniuko gerovę. Taip padarė Dievas. Jis niekada to nepatikėjo jokiam popiežiui, vyskupui ar kažkam kitam. Jis siuntė šventąją dvasią bažnyčiai, kad būtų bažnyčios mokytoja ir augintoja. Dėl to šventoji dvasia su Dievu bus nuoširdi. Ir dabar šis augintojas, auklėtojas, turėdavo ateiti ir pranešti tėvui apie vaiko progresą. Ir kaip tam auklėtojui reikėjo raudonuoti, jeigu vaikas netinkamai elgėsi, kai jaunuoliui nerūpėjo jo tėvo ūkio ar karalystės reikalai. Kaip šventoji dvasia privalo šiandien jaustis, kai jie ateina pas Dievą su iš gėdos žemyn nuleistų veidu, kad duotų ataskaitą apie mūsų šiandieninį abejingumą bažnyčioje. Kaip mes atsisakėme dvasios krikšto
kai bažnyčios turi dievotumo pavidalą, bet neigia jėgą. Kaip ji turėtų išrausti, sakydama, tavo dukteris rengėsi amoraliai. Kaip ji turėtų išrausti, sakydama, tavo vaikai net negali pakankamai ilgai vienas su kitu sutarti, kad turėtų susirinkimą. Kaip jie tyčiojasi iš tavo žmonių, kurie buvo pašaukti ir pripildyti dvasia. Kaip šventoji dvasia turi jaustis, eidama pas Dievą. Su štai tokiais pranešimais sugrįžta, sako, kad jie turi dievotumo pavidalą, jie daugiau netiki ant gamtiškumu. Jie net neina į bažnyčią trečiadienį vakarą, jie pasilieka žiūrėti kažkokios mėgstamos televizijos programos. Kaip tai turėtų būti? Ir tavo dovanos, kurias tu pasiuntei savo bažnyčiai, kad patvirtintų tavo žodį, kurį tu pažadėjai. Žmonės išeina ir vadina jas velnio darbais. Dabar nepamirškite, šventoji dvasia turi pateikti Dievui viską, ką kiekvienas išpažįstantis krikščionis apie tai sako. Nes jis siuntė. Na, galbūt tėvas pasakys, ar tu bandėjai, ar tu beldėsi į širdies duris. Aš beldžiausi vakarą po vakaro, bet jie nesiklausė. Kaip jis turi jaustis? Kaip galėjo, jis pasitikėjo mumis. Kaip jis padarė su Adomu ir Ieva, patalpino juos Edeno sode ir pasitikėjo, kad jie išliks teisūs, kad paklustų jo žodžiui. Jie puolė. Ir vos tik žmogus perims dalykus į savas rankas, jis kiekvieną kartą puls. Jis negali to pats išlaikyti. Yra reikalingas Dievas, kad mus išlaikytų. Toliau mes vėl pastebime, kad kai... O kas į tas jaunuolis buvo geras jaunuolis? O, kaip tas mokytojas išpūsdavo krūtinę, prieidavo prie tėvo ir pasakydavo, aš esu toks laimingas, ponė, galėdamas jums pranešti apie jūsų sūnaus progresą. Jis yra toks protingas, koks gali būti. Jis yra toks kaip jūs. Jis yra, kaip mes tai pavadintume, tikrai kilęs iš savo tėvo. Jis yra lygiai toks pats kaip jūs. Jam patinka tie patys dalykai kaip jums. Jis atlieka darbą taip pat kaip jūs, kai jūs ten buvote. Štai apie kokią bažnyčią šventajai dvasiai patinka paliudyti Dievui. Tuos darbus, pasakė Jėzus, kuriuos aš darau, jūs taip padarysite. Štai apie kokią bažnyčią šventajai dvasiai patinka paliudyti Dievui. Ir tuomet, jei tas vaikas, tas sūnus, nepaklusdavo ir nebuvo paklusnus vaikas, jis niekada netapdavo kažkuo daugiau nei sūnus, jis likdavo sūnumi, bet joks paveldas jam netitekdavo. Taigi, mes nenorime pasilikti tokioje vietoje. Bažnyčia turėtų būti kelyje 1000 mylių atstumu toliau nei yra šį vakarą. Čia Amerikoje sekminikiški palaiminimai nužengia ant žmonių jau 50 metų. Ir jeigu kas nors, mes nusilpstame vietoj to, kad eitume toliau. Dėl ko tu apie tai pamokslauji, broli Branhamai? Aš noriu išvysti Dievo bažnyčią giliame nuoširdume. Aš noriu matyti senamadiškus maldos susirinkimus. Aš noriu išvysti tuos laikus, kai jie negali išeiti iš bažnyčios. Jie tiesiog pasilieka visą naktį ir meldžiasi ir pasninkauja ir šaukiasi tol, kol Dievas atsako. Vietoj to rodos, kad meilė mumise išblėso. Dievo meilė. Tiesiog meilė. Na, tikras krikščionis vos tai gali išlaukti, kada nuskambės varpas, jis užima vietą priekyje ir yra ten pasiruošę su giesmynų rankose. Bet dabar mes sakome, o, tai bent, aš net nežinau. O, te būna palaiminta gija, kuri sieja mūsų širdis krikščioniškoje meilėje. Bendraminčių bendravimas yra toks kaip aukštybėse, kai turime išsiskirti. Tai sukelia vidinį skausmą, bet mes vis tiek būsime susijungę širdimis ir vilsimės dar kartą susitikti. Štai tokiu būdu tikra krikščionybė yra gyvas išgyvenimas. Sekminės tai ne denominacija. Sekminės yra išgyvenimas, kurį patirti gali kiekvienas, jeigu jie jo panorės. Tai yra kažkas, ką jūs išgyvenate, šventoji dvasia. Taigi, kai šis jaunuolis, jeigu jis toks išaugdavo ir netapdavo paklusnus, nesielgdavo kaip jo tėvas, nemėgindavo užsiimti tėvo reikalais taip kaip jo tėvas, tuomet toks vaikas
netekdavo viso savo paveldo. Kitas brolis turėjo užimti jo vietą. Taigi, jeigu mes šiandien pabandytume atvesti bažnyčią pas Dievą, esančią įprastoje bažnytinėje religijoje ar teologijoje, Jėzus netokiu būdu atvedė bažnyčią pas tėvą. Dievas nori, kad bažnyčia būtų pripildyta šventąja dvasia, darytų tuos pačius darbus, kuriuos jis darė, kai jis buvo čia žemėje. Štai tokią bažnyčią mokytojas, šventoji dvasia, norės pristatyti Dievui. Kaip vieną kartą jums čia minėjau, sutartis, kuri Senajame testamente, kai ją surašydavo ir po to perplėždavo pusiau, kai jie vėl susitikdavo, pusės turėdavo tiksliai atitikti. Kiekviena popieriaus pusė turėjo tiksliai atitikti ir visa programa turėjo tiksliai atitikti. Dievas patvirtino savo sandorą su žmonėmis nuo Izaoko iki Kristaus. Ir Kalvarijoje jis perplėšė Mesiją. Jis paėmė kūną ir pasodino jį savo dešinėje ir bažnyčiai čia atsiuntė dvasią. Ir bažnyčia turės turėti tą pačią dvasią, darančią tuos pačius dalykus, kuriuos padarė Jėzus, arba jį niekada nepateks į paėmimą. Tiksliai atitiks. Paimkite šį popieriaus lapą čia ir perplėškite jį pusiau. Taigi jums nepavyktų to padirbti, jeigu norėtumėte. Tai privalo sudaryti tą patį lapą, kad tos raidės susidėtų tiksliai taip, kaip buvo. Būtent tokiu būdu turi būti bažnyčia. Jėzui visada rūpėjo tėvo reikalai. Darė tai, kas buvo teisinga jo akyse, o ne šiaip sau daryti tą ar aną, ką bažnyčia pradeda daryti. Bet tai yra susijęs su tėvo reikalais. Ir Jėzus turėjo liudijimą. Aš visada darau tai, kas patinka tėvui. Provaizdis Henochas prieš perkeitimą. Henochas vaikščiojo su Dievu 500 metų ir turėjo liudijimą, kad jis patiko Dievui, o jis buvo paimtos bažnyčios provaizdis. O, bet mes turime nepakankamumą. Tuomet tas vaikas, Dievui reikia išauginti kitą vaiką. Ir jei sėkmininkai paves Dievą, Dievas iš šitų akmenų gali išauginti vaikus Abraomui. Dievas gali pašaukti juos iš liuteronų, iš baptistų, iš presbiterijonų. Dievas gali iš šitų akmenų išauginti vaikus Abraomui. Kažkas pamatys regėjimą ir tai perims. Aš nenoriu jūsų apkurtinti ar išgazdinti kūdikiu, bet manie tiesiog susirenka daug garo ir aš tiesiog turiu kažkur jį išleisti. Jis susirenka. Aš jaučiuosi gerai. Jaučiuosi religingai. Nes aš žinau, kad pati šventoji dvasia, kuri užrašė žodį čia, jį patvirtina. Žodis po žodžio, raidė po raidės, eilutė po eilutės, eilutė po eilutės, čia truputį ir ten truputį, ir tvirtai laikosi to, kas yra gera. Nes mikčiojančiomis lūpomis ir kita kalba jis kalbės šitai tautai ir tai poilsis, šabas. Viso to jie neklausys. Nes žodis ateina raidė po raidės, eilutė po eilutės. Taigi, jeigu tuomet tas vaikas nepaklusdavo, nesirūpino tėvo reikalais, Dievas galėdavo išauginti jam kitą sūnų. Ir jis tai padarė periodų metu. Išaugino Liuterį, išaugino metodistus, išaugino nazarėnus, išaugino šventumo piligrimus, išaugino sekmininkus. Jis ir toliau tęs auginimą ir išauginimą, kol jis turės vieną. Aleliuja. Dieve, aš viliuosi gyventi tiek, kad pamatyčiau tą bažnyčią, kai pakils prisikėlimo jėgoje ir grožėje su Dievo jėgomis, veikiančiomis per ją, ženklai ir stebuklai, lydintis tikinčiuosius, kaip tai buvo Naujajame testamente. Dievas savo jėgoje ir savo galioje. O, kaip nuostabu. Tuomet, jei ši bažnyčia pakluso, kaip auklėtojas norėtų ateiti pas tėvą ir pasakyti, o, jis yra tiesiog nuostabus. Na tu, tai darbas yra padarytas lygiai taip pat, kaip tu jį padarėjai. Ar supranti, ką turiu omenyje? Šis tavo sūnus ten, tėve, atlieka darbą, tavo nurodymus tiesiog raidė po raidės, taip kaip tu tai padarėjai. Štai tokia bažnyčia, tik tokia. Tuomet kaip tėvas pasakytų,
tikrai didžiuojasi šiuo sūnumi. Ar žinote, kas būdavo? Kai jis apsvarstydavo savo, įgydavo išsilavinimą, apmokymą, vis tiek jis negalėdavo naudoti visos valdžios, jis dar jos neturėjo. Jis vis dar yra sūnus, bet jis dar nebuvo patvirtintas. Taigi, jūs tarnautojai žinote, kur link aš suku. Sūnaus patvirtinimas. Taigi, jeigu tas sūnus įrodydavo esąs tinkamas sūnus, mėgo tėvo reikalus, laikydavosi būtent jam duotų nurodymų, tuomet tėvas tam tikrą dieną pastatydavo tą sūnų viešumoje, pasodindavo jį aukštoje vietoje, aprengdavo jį gražiu rūbu. Ir jie turėdavo, ką jie vadino sūnaus įsūnijimu, arba sūnaus paskirimas į padėtį tuo, kas jis buvo. Jie turėdavo ceremoniją ir tada tėvas pasakydavo, šitą mano sūnų, aš įsūniju jį arba paskiriu jo padėtį. Ir jeigu tomis dienomis jie būtų turėję piniginius čekius, to sūnaus vardas ant čekio būtų toks pats veiksmingas kaip jo tėvo vardas. Nes jis buvo patvirtintas. Ir sūnus galėjo atleisti iš darbo, ką norėjo. Jis galėjo pasamdyti, ką norėjo. Jis turėjo valdžią viskam, ką tėvas turėjo. Taigi, suprantate, Jėzus įrodė Dievui, kad jis buvo tinkamas sūnus. Ir Dievas užvedė jį ant to kalno viršaus. Atvedė ten liudytojus, dangiškus liudytojus ir žemiškus liudytojus. Ir jis aprengė jį nemirtingumu. Kai jie pažvelgė aukštyn, jie pasakė, jo drabužiai švietė kaip saulė. Įvyko kažkas ant gamtiško. Jo drabužiai spindėjo kaip saulė vidurdienį. Tai baltai, kaip tik galėjo. Dievas uždėjo ant jo nemirtingumo rūbą, tuo parodydamas, kad jis jį priėmė. Šitai vieną dieną Dievas padarys su savo sūnumis čia žemėje. Jis pašauks jūs nuo šalėn bažnyčią, jeigu jūs tik paklusite jam ir pasiliksite žodyje ir tikėsite juo. Ir jis įdės į bažnyčią prieš Jėzaus Kristaus ateimą, jis įdės į bažnyčią visos jėgos, kurias Kristus turėjo savyje, bus bažnyčioje. Viską, kuo buvo Dievas, jis išliejo į Jėzų. Viską, kuo Jėzus buvo, jis išlieja į bažnyčią. Dievas, norėdamas, kad jo darbas būtų padarytas, jis siuntė tai savo sūnuje. Sūnus, norėdamas, kad darbas būtų padarytas, siuntė tai bažnyčiai. Ta diena jūs žinosite, kad aš esu tėve, tėvas manyje ir aš jumise ir jūs manyje. Ta diena, nes ta pati Dievo jėga buvo Dieve, Jehovoje, buvo Jėzuje, Kristuje. Ta pati jėga, kuri buvo Jėzuje Kristuje, yra patvirtintuose sūnuose Kristaus kūne. Sūnaus patvirtinimas. Atveda jį į tam tikrą vietą. Atlieka ceremoniją angelų akivaizdoje. Ir paskiria jo padėtį, kuo jis yra Kristaus kūne. Tada tas asmuo turi valdžią. Leiskite man pasakyti štai, kad jeigu jūs pradėsite mane laikyti fanatiku nuo šio vakaro, būtent tas pats dalykas, apie kurį kalbu, bus padarytas. Į bažnyčią bus patalpinta jėga ir dabar jau artėja, kad šventoji dvasia taip pateps žmonės, kad jie ištars žodį ir jis sukurs save ten pat. Mes dabar dar nesame matę tokių jėgų ateinančių į bažnyčią. Aš žinau tai kaip faktą. Pasakysite šitam kalnui, persikelk. Nebejokite savo širdyje, bet tikėkite, kad tai, ką pasakėte, išsipildys. Jūs galite turėti tai, ką pasakėte. Bažnyčios padėties paskirimas, kurioje šventosios dvasios jėgos pilnatvė įeina į bažnyčią. Tada kritikų burnos bus užčiauptos. Tai bus trumpas laikas. Jėzus nusileido nuo kalno, nuėjo tiesiai į Kalvariją. Atkreipkite dėmesį, tai nebus ilgai, bet tai bus čia. Taigi, kai atsidavime pasireiškia antgamtiškumas, tai sujaudina žmonės. Visus juos sujaudina ir jie susipainioja. Kai Mozė Egipte išreiškė antgamtiškumą, ten buvo mišri minia, kuri ėjo su jais. Tai stovykloje sukėlė neramumų. Jūs tai žinote.
Visi Biblijos skaitytojai tai žino. Tai paskatino mišrią minę. Tikintieji susimaišė su netikinčiaisiais. Vėliau tai stovykloje sukėlė problemų. Kai pasireiškia antgamtiškumas, tai sujaudina žmonės ir jie nuklysta. Tas pats nutiko jūsų sekmininkiškoje sferoje. Pasireiškia antgamtiškumas. Dievas išliejo pirmą dalyką, šventosios dvasios dovaną, kad leistų žmonėms prabilti kitomis kalbomis, o po to su tuo atsirado daugybė pamėgdžiojimo. Kūniško pamėgdžiojimo. Vyrai atsiklaupė ir kartojo žodį vėl ir vėl ir vėl, kol jiems gaunasi kažkokia kalba, kurią gali kalbėti. Arba antgamtiškumas pasireiškia kažkokiu būdu, po to atsiranda kažkas, kas bando tai pamėgdžioti. Ar žinote, kad Dievas nėra niekada sutvėręs dviejų tokių pačių žmonių? Visame pasaulyje nėra dviejų žmonių, ar niekada nebuvo, kurie turėtų tokius pačius nykščio anspaudus. Dievas sukuria skirtingus žmonės. Ir jis turi dovanų įvairovę ir siunčia jas į savo bažnyčią. Bet mes tiesiog užstringame ties viena ir štai jums, suprantate, jūs negaunate išminties iš dvasios. Dėl šios priežasties Dievas negali mūsų pastatyti į padėtį jo kūne, kurioje mes turėtume būti. Nes vienam yra duota vienokia dovana, kitam kitokia dovana, kitam kitokia dovana ir taip toliau. Bet visos tame pačiame kūne. Bet mes norime būti lygiai tokie patys kaip tas kitas. Jūs negalite to padaryti. Jūs privalote vadovautis žodžio išmintimi. Biblija yra mūsų projekto planas. Taigi, kai šitas sūnus buvo patvirtintas, Dievas patvirtino savo sūnų tuo pačiu įstatymu, kurį jis iš anksto nustatė jiems. Taigi, kadangi jis iš anksto paskyrė, kad už nepaklusnumą bus mirtis, Dievas nužengė ir tapo kūnu ir prisiėmė nepaklusnumą ant savęs ir numirė už žmonijos rasę, kuriems jis paskyrė mirti. Ar jie užsitraukė mirti savo. Ir numirė už juos, kad jis galėtų juos atpirkti. Patvirtindamas sūnų, jis rėmėsi Senojo testamento nurodymais. Dievas nužengė ir patvirtino savo sūnų. Būtent tada, kai jie užkopė į kalną ir staiga pasirodė viešpaties angelas. Ir viešpaties jėga ant jų nužengė ir jo drabužiai pradėjo spindėti kaip saulė. Ir jie išvydo Mozę ir Eliją pasirodžiusi jam ir su juo kalbėjusi. Ten iš dangaus pasigirdo balsas sakantis, šitas yra mano mylimas sūnus, jūs klausykite jo. Jam buvo suteiktos visos jėgos danguje ir žemėje. Jis buvo paklusnus. Tada jis buvo Dievo sūnus. Dievas patvirtina savo sūnų. Išgirskite. Jūs klausykite jo. Taigi, kas ten įvyko? Vos tik pasireiškė antgamtiškumas, Petras labai susijaudino. Pasakė, aš pasakysiu jums, ką galime padaryti. Pastatykime čia 3 padangtes. Sukurkime 3 skirtingas denominacijas. 3 skirtingas padangtes. Mes turėsime vieną, kurioje norės laikytis Mozės įstatymo, mes leisime jiems garbinti toje padangtėje. Vieną, kurioje norės laikytis pranašo žodžių, mes leisime jiems garbinti toje padangtėje. Ir vieną, kurioje norės tikėti tuo, ką pasakė Jėzus, mes laikysime juos toje padangtėje. Aš esu toks laimingas, kad Dievas tai sustabdė. Kas, jeigu mes būtume laikęsi įstatymo? Įstatymas turėjo teisingumą be jokio pasigalėjimo. Įstatymu jūs negalite būti išgelbėti. Įstatymas savyje neturi jokio išgelbėjimo. Įstatymas jūs tik pasmerkia. Jis pasako jums, kad esate nusidėjėlis ir kaltas, bet neturi jokio pasigailėjimo. Tai yra policininkas, kuris įmeta jūs į kalėjimą, be jokios galimybės išeiti. Aš džiaugiuosi, kad mums nereikia klausyti Mozės, nes jis atnešė įstatymą. O pranašai reiškia teisingumą. Aš nenoriu Dievo teisingumo. Ne, aš noriu jo malonės. Neteisingumo. Jeigu man tektų teisingumas, aš būčiau pasmerktas. Aš noriu malonės. Aš maldauju ne jo teisingumo, aš maldauju jo malonės. Mozė ar Elijas, tas, kuris buvo už pranašus, jis užkopė į kalną ir ten atsisėdo. Niekas negalėjo prie jo prisiartinti. Ir įnirtęs karalius pasiuntė 50, pasakė, jeigu aš esu Dievo žmogus, tegul kris ugnis ir sunaikins tave. Teisingumas, aš to nenoriu. Bet Petrui, dar nebaigus kalbėti apie tas 3 skirtingas padangtes, iš šlovės prabilo balsas ir pasakė, šitas yra mano mylimas sūnus, jūs klausykite jo. Mozė praėjo, įstatymas yra praėjęs, pranašai yra praėję, bet šitas yra mano mylimas sūnus, jūs klausykite jo. Nesvarbu, kur jūs esate, jūs klausykite jo. Nesvarbu, kas sako, ką mama sako, ką tėtis sako, ką įstatymas sako, ką kas nors kitas sako, jūs klausykite jo.
Jis yra amžinasis balsas. Dievas paskyrė jam padėtį kaip jūsų tarpininko, kaip jūsų tėvo, kaip jūsų Dievo. Šitas yra mano mylimas sūnus. Jūs klausykite jo. Draugai, šio šalies žmonės ir šio pasaulio, man aplink jį keliaujant, aš atrandu, kad jie yra tokie iššalkę tikros, neapsimestinės krikščionybės. Mes turime tiek daug apsimetinėjimo, tiek daug veidmainystės, tiek daug pamėgdžiojimo, kad pasaulis yra tikrai iššalkęs pamatyti kažką realaus. Kokia nelaimė kažkuria diena, kai ponas Grehamas leido tai pagonių grupiai stovėti ten ir prieštarauti jam dėl Evangelijos, kurią jis pamokslavo. Aš nežinau, ką aš būčiau padaręs, bet aš tikiu, kad aš būčiau kaip hebrajų vaikai. Mūsų Dievas gali išlaisvinti mus iš šito. Aš niekada neleisčiau, kad Evangelija būtų trypiama. Pažvelkite, yra prieita prie tokios vietos, draugė, kurioje pasaulis yra toks baisus, tai privers jūs patvirtinti kiekvieną žemės colį, ant kurios stovite. Šėtonas ketina tai padaryti ir yra artėjama į laiką, kuriame pamėgdžiojimai ir kūniškas mąstymas bus apipjaustytas nuo realaus, tikro Kristaus kūno. Ir jis turės kūną, kuris yra tyras ir šventas ir pripildytas jo dvasia, vaikštantis jo dvasioje ir darantis darbus, kuriuos jis darė. Būkite tam ištikimi. Nori kažko realaus. Jie alksta ir trokšta surasti tikrą dalyką. Jie nenori psichologijos. Jie nenori kažkokios intelektualios kalbos. Jie nori kažko, kas suteikia jiems garantiją. Kažką, kas vėl padaro šią Bibliją gyvą. Kai aš išlipau iš lėktuvo Bombėjuje, Indijoje, kur mes turėjome mūsų didžiausią susirinkimą, apytiksliai suskaičiavome apie 500 000 buvusių susirinkime. Pirmasis, kurį sutikau viešbutyje, tai, kuriame susirinko galbūt 400 ir daugiau misionierių, buvo vyskupas iš ten esančios metodistų bažnyčios. Jis man pasakė, broli Branhamai, galbūt aš nesutinku su jumis dėl jūsų mokymo apie dievišką išgydymą, pasakė jis, bet jūs turite gerą vardą ir aš noriu, kad jūs išlaikytumėte jį nesuterštą, nes tai yra kažkas, kas yra skirta šiems žmonėms. Jis pasakė, bet niekada čia savęs nevadinkite misionieriumi. Pasakė, mes turėjome Bibliją prieš 2000 metų jums dar nebūnant šalimi. Ir tai tiesa. Šventasis Tomas nuvyko ir atnešė Evangeliją į Indiją, bet ką jie padarė? Jie pavertė tai į intelektualią teologiją ir ten jį palikta. Jis pasakė, mes girdėjome čia Indijoje, kad Dievas suteikė tau dovaną padaryti šią Bibliją vėl gyvą. Štai kas mus domina. Padaryti, kad Biblija vėl būtų gyva. Štai ko nori išalkusios širdies sielos. Tai pamatyti, kaip Biblija tampa reali. Pamatyti Dievą pasirodantį veiksmo scenoje ir darantį, kaip jis darydavo. Gyvą žodį tampantį mums gyvų dalykų. Trokšta realių dalykų. Per daug pamėgdžiojimo. Aš nežinau, ar esu jums kada nors pasakojęs šią trumpą istoriją ar ne. Galite dar kartą paklausyti. Visi žino, kad aš medžioju. Man patinka medžioti. Tai gimė manyje. Nieko negaliu su to padaryti. Ir vieną dieną aš medžiojau šiaurės miškuose su draugu, kuris buvo geras medžiotojas, galintis labai gerai aptikti pėdsakus ir tikrai gerai šaudyti mirtinus šūvius. Ir jis buvo žmogus, su kuriuo jums nebūtų reikėję ilgai klaidžioti. Jis žinojo, kokioje vietoje miškuose randasi ir man patiko su juo medžioti. Ir mes išsiskirdavome ir aš pasakydavau, aš susitiksiu su tavimi už 20 mylių prie tam tikros vietos ar prie ten ir ten. Jis ateidavo būtent į tą vietą ir todėl tau niekada nereikėdavo jaudintis, kad jis susipainios ar pasiklys. Jis pats buvo iš dalies indėnas ir jis pažinojo miškus, todėl jis... Vieną dieną aš išvykau su juo medžioti, bet jis buvo nemaloniausias žmogus, kurį apskritai esu sutikęs savo gyvenime, žiaurios širdies. Jam patikdavo šaudyti elnių jauniklius, tai elnių mažyliai. Vien tik tam, kad priverstų mane blogai jaustis, nes aš buvau pamokslininkas. Ir jis juokdavosi iš manęs ir sakydavo, o, tu bailė širdis, štai kokia visų jūsų pamokslininkų bėda, jūs visi bailė širdžiai. Aš pasakiau, Bertai, taip nėra. Jis pasakė, aš galvojau, kad tu buvai medžiotojas, aš pasakiau, aš esu medžiotojas, bet aš nesu žudikas, aš pasakiau, aš nemanau, aš manau, kad tai žudimas, tu tiesiog darai tai dėl niekšybės, aš manau, kad negalima taip žudyti gyvūnų vien tik kaip taikinių. Jeigu kas nors ir yra žudikas, tai baltaodis žmogus. Nuvežk jį į Afriką, kartui stebėk jį, jis žudys tol, kol tai galės šaudyti ir žudyti.
Teisingai. Tai tiesiog jame yra, jo prigimtyje tai daryti, išžudyti. Šie vargšai čia sėdintys indienai, kaip anie išžudė jų bizonus ir elnius, tiesiog rankiojo kaulus ir kitką, šaudė juos kaip į taikinius, akivaizdu, kodėl jie turi blogą požiūrį į juos. Dievas suteikė jiems paveldą, mes juos visus iššaudėme kaip taikinius. Tai gėda, užtraukėme gėdą, dėmė ant vėliavos, dėl visko. Bet tik tam, kad būtų žudikas. Ir toks buvo Bertas, jis tiesiog žudikas, tiesiog žudydavo vardan malonumo, nužudydavo 4 ar 5 jų per vieną dieną, tik vardan to malonumo. Vienais metais, kai aš ten nuvykau, jis pasidirbo mažą švilpuką, kuris skambėjo kaip mažas elnio jauniklis, kai spiegė, žinote, šaukėsi savo mamytės. Ir jis man jį parodė, o aš pasakiau, Bertai, tu neketini jo naudoti. Oho, pasakė jis, atsitokiek, pamokslininkė. Pasakė, tu esi per daug bailio širdies. O aš pasakiau, Bert, ar tu ketini tai padaryti? Na, pasakė, jis tiesiog sek man iš paskos ir pažiūrėk, mes išėjome į medžioklę tą dieną, buvo apie 6 colių sniego, geras oras pėdsakų sekimui, bet elniai toje šalyje, po to, kai jos buvo šauta kelis kartus pašėlsta baltodegiai. Jie gali pasislėpti, jūs negalėsite jų pamatyti, kad išsaugotų savo gyvybę. Ir dienos metu jie nepasirodys, jie to nepadarys. Todėl, jeigu jie kada nors ir pasirodys, jūs galėsite juos pamatyti tik prieš pat dienos aušrą ar prieš užeinant tamsai. Tik tada juos surasite. Ir mes medžiojame iki maždaug 11 valandos ir nepamatėme nei vieno pėdsako, jau buvo vėlu prieš mums ten nuėjus. Ir tada sezonas šiaurinėje kelio pusėje jau buvo prasidėjęs keletą savaičių. Pietinėje prezidentinės srities pusėje atsidarė po kalėdų. Todėl mes buvome iš karto už Vašingtono kalno. Ir kai mes tą dieną medžiojome apie 11 valandą, įprastai mes pasiimdavome karšto šokolado, iš jo gaudavome daug energijos, mes pasiimdavome jo su nedideliais priešpečiais ant nugaros, kad jeigu mes pasiklystume ar liktume be išteklių, mes galėtume surasti kelią atgal ir kad turėtume kažką pavalgyti, kad susišildyti, jei peršaltume. Bet buvo labai šalta. Ir Bertas prisėdo ten siauroje, nedidelėje proskinoje, o aš sekiau jam iš paskos, nes po vidurdienio mes įprastai išsiskirdavome ir medžiodavome kitais keliais, sugrįždami per atžalynus. Ir po to, kai jis ten atsisėdo, jis čiupinėdamas marškinius rankomis siekė savo nugaros. Štai taip, aš pamaniau, kad jis ketino pasiekti karštą šokoladą buvusį už nugaros, tuščia vieta juostoje. Didelė elnė pasirodė, tiesiog tobulai matymo lauke. Taigi toks elgesys jiems yra nebūdingas 11 valandą ryto. Ir jis pažiūrėjo mane suglumusiu žvilgsniu ir ta elnė, jis dar kartą sušvilpė ir ta elnė išlindo tiesiai prieš akis. Taigi tai labai neįprasta. Jūs galėjote matyti jos kilnes, didelės rudas akis ir tas didelės ausis, judančias į šalis. Bertas, mes iki tol nebuvome įsidėję šovinių į šaunamąją vamzdžio dalį, todėl jis atlenkė ir įdėjo šovinius. Kai šautuvas užsifiksavęs spraktelėjo, elnė tai išgirdo ir jį apsidairė į šalis, o jis pakilo su šautuvu. O tas kryžius optinėme taikiklyje buvo nukreiptas tiesiai į jos širdį. Aš žinojau, kad už kelių sekundžių savo šūviu jis galės kiaurai išplėšti jos širdį. Ir aš pagalvojau, kaip jis gali būti toks žiaurus. Aš pakuždėjau jam, pasakiau, Bertai, tu neketini to padaryti. Bet ta elnė nesistengė niekuo prisidengti, ji buvo motina. Ji buvo gimusi motina. Joje buvo kažkas, kas mylėjo elniuką. Ar esate kada pastebėję, maža mergaitė, kai ji gimsta, kai ji pakankamai paauga, kad gali vaikščioti, ji nori lėlės? Kas tai? Motina iš pat pradžių. Tai gamta. Ir tos elnės prigimtyje buvo surasti tą elniuką. Ir jie apsidairė ir pažvelgė tiesiai į medžiotoją. Ji akimirkai pastatė tas didelės ausis, bet ji žinojo, kad tas elniukas buvo pavojuje ir ji pradėjo jo ieškoti. Kai aš pamačiau, kaip jis pritupė, aš pagalvojau, o, tai bent, kaip tu gali taip pasielgti, Bertai, nušauti tą motiną stovinčią ten štai taip po to, kai apgavai ją, lyg tai būtų buvęs jos elniukas, kuris jos šaukėsi, ir greičiausiai kažkur ten turėjo jauniklį ir ji pamanė, kad jis buvo pavojuje ir ji ieškojo jo, nes jis verkė. Dabar ji nesistengė apsimesti, tai buvo tikra. Tai buvo tikra motinos meilė. Ir kai jis ketino štai taip šauti, aš nusukau savo galvą. Aš pasakiau, dangiškasis tėve, būk jam gailestingas. Aš myliu jį. Kaip jis gali būti toks žiaurus? Ta tikra ištikima motinystė. O čia jis ketina kiaurai peršauti jo širdį, kai jis ją apgavo ir išviliojo jai tą atvirą vietą. Ta motina su jaunikliu ten kažkur, o jis elgėsi taip, lyg jis būtų buvęs jauniklis, šaukėsis tos motinos. Ir aš laukiau, kol pasigirs ginklo šūvis. Aš laukiau apie minutę. Ginklas taip ir neiššovė. Man pasidarė įdomu, kas nutiko. Aš atsisukau pažiūrėti ir ginklo vamzdis buvo palenktas štai taip. Jis negalėjo jo daugiau išlaikyti. Jis pažvelgė mane ir ašaros riedėjo žemynijos skruostais. Jis numetė ginklą ant žemės ir apsikabino mane už kojas. Jis pasakė, Bili, aš jau užtektinai to patyriau. Vesk mane pas tą Jėzų, apie kurį tu kalbi, kuris yra toks malonus ir pilnas meilės. Kas tai buvo? Jis pamatė kažką tikro.
Jis pamatė kažką neapsimestinio. Jis pamatė kažką, ko jį nebandė pamėgdžioti. Ji nesuvaidino to. Iš tiesų turėjo omenyje tai, ką išreiškė. Štai ko šiandien pasaulis ieško bažnyčioje, kažko, kas yra tikra. O, visi mes, ar jūs nenorėtumėte būti tiek patikri, ištikimi krikščionys savo širdyje, kokia buvo ta Elnė motina? Ar norėtumėte tai turėti? Ar norėtumėte, ar pakelsite savo rankas ir pasakysite, aš norėčiau toks būti? Dievas pasakė, šitas yra mano mylimas sūnus, jūs klausykite jo. Darbus, kuriuos jis daro, jūs taip pat darysite. Didesnius nei šitie jūs darysite arba daugiau, pasakė Jėzus, aš einu pas savo tėvą. Tegul Dievas suteiks jums čia, Finikso žmonės, tokia mano malda, kad Kristaus ištikimybė būtų jūsų širdyje, gimtų joje per šventosios dvasios prigimtį, kad tai priverstų jūs alkti Dievo ir stovėti taip ištikimai dėl Dievo ir už jo žodį, kaip motinystės ištikimybė stovėjo tame sename elniuke, toje senoje elnėje, tą dieną už jos elniuką pasimelskime. Ar čia būtų šią progą, kol jūsų galvos palenktos, kiek čia esančių nusidėjėlių norėtų būti prisiminti maldos žodyje šio vakaro pabaigoje? Ar pakeltumėte savo rankas? Balkone man iš dešinės, pirmieji. Telaiminais visus ten Dievas, telaiminais Dievas, tiesiog norite būti tikrų krikščionių. Žinoma, aš jūsų nekaltinu, jūs esate matę daug žmogiško apsimetinėjimo ir vaidinimo ir tai tiesiog jūs supykino. Bet jūs norite būti tikri, mano broli, mano vargšas, prarastas draugė, yra tikras Jėzus Kristus. Yra tikras dangiškasis tėvas, tikra šventoji dvasia, tikri angelai ir yra tikri krikščionys. Aš meldžiu, kad Dievas padarytų kiekvieną iš jūsų ten, tame balkone man iš dešinės, kurie pakėlėte savo ranką, tokių krikščionių. Balkonuose mano priešakyje. Ar jūs pakeltumėte savo ranką ir pasakytumėte, pasimelsk už mane, broli Branhamai, aš noriu būti krikščionis, lygiai tiek pat krikščionis, kiek ta Elnė buvo motina, ir kad mano ištikimybė galėtų būti išreikšta mano gelbėtojui. Telaiminais Dievas, telaimina tave Dievas, sūnelė, telaiminais Dievas, tai labai puiku. Balkonuose man iš kairės, ar pakeltumėte savo ranką, pasakykite, pasimelsk už mane, broli Branhamai, kad aš būčiau toks krikščionis, ir manyje gimęs kažkas manyje, kad aš būčiau ištikimas Kristui, kaip ta motina buvo savo elniuko šauksmui. Ar pakeltumėte savo ranką visur balkonuose iš kairės? Po balkonais, čia iš kairės ant grindų. Ar pakeltumėte savo rankas, telaiminais Dievas, ponė, telaiminais visus Dievas ten, tai labai puiku, visus ten galė, telaiminais Dievas, tai gerai. Tiesioje centrinėje eilėje čia, kas iš jūsų pakels savo rankas ir pasakys, prisimink mane, telaiminais Dievas, gerai, iš štai ten, aš matau jūs net pačiame gale ten esančius tamsiaodžius, aš jūs matau, telaiminais Dievas, jis padarys jūs tokiais, dabar po balkonais iš dešinės ir šioje eilėje, štai čia, kas iš jūsų pakels savo ranką, pasakys, prisimink mane, broli Branhamai, telaiminais Dievas, tai gerai, tai puiku, tegul Dievas bus jums gailestingas. Dabar man iš štai čia, už manęs, štai ten, telaiminais Dievas, tai puiku, aš pasigėdau jūsų čia kelis vakarus, bet dabar su jumis yra Dievas, tegul jis tai suteiks jums jūsų širdies troškimą. Dabar aš noriu, kad kiekvienas iš jūsų, kuris pakėlė savo ranką, kad melstųsi su manimi, ir aš noriu, kad jūs tikėtumėte Dievu visą savo širdimi. Dabar yra kažkas, kas paskatino jūs pakelti savo ranką. Tai buvo kažkas, ką jūs norite pamatyti, kas yra tikra. Aš noriu, kad šį vakarą jūs pasižadėtumėte Dievui. Jeigu jūs pamatysite, kaip jis ateis į šią maldos eilę ir padarys tos pačius dalykus, kuriuos jis padarė, kai jis buvo čia žemėje, žinojo širdies paslaptis, išgydė ligonius ir kenčiančius, padarė, kad luoši vaikščiotų, aklieji regėtų, kurtieji girdėtų, nebyliai kalbėtų. Mes nežinome, kas čia bus. Jeigu jis tai padarys, tuomet jūs būsite pamatę šventosios dvasios pasireiškimą, neapsimestinės šventosios dvasios. Po to aš noriu, kad jūs ateitumėte vos tik pasibaigs išgydymo tarnavimas, atsistokite šalia altoriaus čia, kur už jūs galės pasimelsti. Ir tada koks nors tarnautojas galės paimti jūs kaip ganytojas į savo kaimenę ir ten pamaitinti jūs ir globoti, kol būsite patalpintas į kūną. Mūsų dangiškasis tėve, čia buvo galbūt nuo 30 iki 50 iškeltų rankų šį vakarą. Visur aplink, visur balkonuose ir visur po balkonais, aukšto centre. Daugelis žmonių pakėlė savo rankas, jauni ir pagyvenę ir vidutinio amžiaus. Visi nori būti tikri. Jie nori būti tikri krikščionys. Jie nori turėti ne pakaitalą, kažką, ką jiems reikėtų pamėgdžioti, bet tikrą išgyvenimą, kurį jiems duotų tik Dievas, kuris padarys juos tikrų, ištikimų krikščionių. Aš meldžiu, dangiškasis tėve, kad tu kiekvienam suteiktum šį palaiminimą. Palaimink tuos viešpatie, kurie šį vakarą yra atpuolę, kurie daugiau nevaikšto
tikėjime, kurie nusisuko į šalį, kad vaikščiotų šio laiko pasaulyje, mylėdami jį labiau nei Kristų. Aš meldžiu, kad šį vakarą tu juos atgręžtum ir tegul jie šį vakarą pamatys kažką tikro, kad tai pritrauktų jų dėmesį, kaip tai padarė degantis krūmas Mozei, ir tegul jie vėl įeis į malonų bendravimą su tavimi ir su bažnyčia. Suteik tai, Tėve, ir palaimink visą bažnyčią, ir tegul jie sėdės šalia vienas kito meilėje ir bendravime, visos bažnyčios, visi tikinčiųjų kūnai, kol mes išvysime tobulą Dievo sūnų, susiformavusi mūsų tarpe, kad sugrąžinti tiesioginį Kristaus kūną. Ir tų jame užmigusiųjų kūnai bus perkeisti ir padaryti panašus į jo paties šlovingą kūną, kuriuo jis gali pajungti savo visus dalykus. Suteik tai, Tėve. Aš dabar to prašau, kad tu pasirodytum scenoje, kaip mes pamokslavome šį rytą. Dieve, iš istorijos pasirodyk scenoje, tas pats Dieve, kad leistum žmonėms žinoti. Nebijokite, aš visada esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Tegul šį vakarą Dievo balsas skambės jų širdise. Šitas yra mano mylimas sūnus. Jūs klausykite jo. Jėzaus Kristaus vardu mes to prašome. Amen. Šį vakarą mes dabar čia sėdime ypatingame laukime, laukime maldos eilėje. Aš manau, kad Bilis man pasakė, kad jis žmonėms išdalino 50 maldos kortelių. Ar tai tiesa? C, A, B, C. Trečias kartas, kai mes išdaliname maldos korteles, jos nėra. Aš paklausiau jūsų, kaip jūs norėjote, kad susirinkimas įvyktų, ir šį vakarą jūs paprašėte maldos kortelių, kad visa grupė galėtų susirinkti ir ant jų būtų uždėtos rankos. Tai nuostabu, kaip sako raštas. Dabar, kad jie nesusimaišytų. Štai kodėl mes negalime visų pakviesti, tai nėra arena. Žinote, taip, tai yra arena, bet dabar tai yra bažnyčia. Broliai rytoj vakare kovos su broliais, bet šį vakarą mes kovojame su velniu šioje arenoje. Bet mes norime tai padaryti Dievo bažnyčią. Kas turi maldos kortelę C? C kaip Kristus. C numeris 1. Ar galite pakelti savo ranką? Kažkas su C numeris 1 maldos kortelė. Tuščia vieta juostoje. Jėzaus drabužio kraštą, ir jis pajautė jos negalę. Kai jį palėtė jis pajautė jos tikėjimą ir peržvelgė minią ir surado ją ir pasakė jai, kad jos kraujavimo problema pasibaigė. Kas iš jūsų žino, kad tai yra raštas? Kas iš jūsų tai žino, kad Jėzus netvirtino esąs gydytojas, kad jis pasakė, aš, sūnus pats iš savęs negali nieko padaryti, bet tai, ką jis mato darant tėvą, tai daro sūnus. Švento Jono 5:19. Jokio darbo, kai buvo ten. Gerai, daro. Kas iš jūsų čia tiki, kad Jėzus Kristus nėra miręs, kad jis yra gyvas? Kas iš jūsų tiki? Kad Biblijoje yra pasakyta Hebrajams 13:8, kad Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Na, jeigu jis yra tas pats principė, tas pats jėgoje, kas iš jūsų tai žino, kad jis pasakė dar truputis ir niekas jo daugiau nebematys, nes jis ketino pakilti į aukštybę. Bet štai kas čia įvyks. Jis bus vynmedis, o bažnyčia bus šakos. Kas iš jūsų tai žino? Kas iš jūsų tai žino, kad tai ne vynmedis, kuris neša vaisius, tai šakos? Vaisiai pasirodo ant šakos, tuomet jeigu jūs esate šakos, tai yra bažnyčia. Bažnyčios nariai, kūnas. Gerai. Tuomet, jeigu šaka yra vynmedyje, šaka neš vynmedžio vaisius. Ar tai tiesa? Tuomet tai yra Kristaus gyvybė bažnyčioje nešanti tuos pačius vaisius, kuriuos jis nešė. Kaip jis leido žmonėms suprasti, kad jis buvo Mesijas. Taigi, ar pagonys laukė Mesijo tą dieną? Ne, ponė, jie buvo pagonys. Gerai. Ar žydai laukia Mesijo? Taip. Ar samariečiai laukia Mesijo? Taip. Kaip jis apreiškė save tiems dviems? Vis tiek yra tik 3 žmonės. Chamo, Šemo ir Jefeto žmonės pagal Bibliją. Nojaus sūnus. Tai yra žydai, pagonys ir samariečiai. Ar jūs tikite tuo? Kas iš jūsų žino, kad Petrui buvo duoti karalystės raktai? Kada jis ją atrakino žydams? Sekminėse, ar tai tiesa? Kada jis ją atrakino samariečiams? Kai Pilypas ten nuvyko ir jiems pamokslavo ir pakrikštijo juos ir turėjo didelį prabudimą, šventoji dvasia ant jų nužengė, Petras turėjo raktus. Nužengė, dėjo ant jų rankas ir jie priėmė šventą dvasią, ar tai tiesa? Kada pagonys tai gavo? Kornelijaus namuose, Romėno. Kol Petras dar kalbėjo tuos žodžius, šventoji dvasia nužengė ant tų, kurie klausėsi žodžio. Ar tai tiesa?
Bet kai Jėzus buvo čia, jis apreiškė save tik žydams ir samariečiams, tik dveji jo laukė. Kai jis tai padarė, kaip jis leido jiems suprasti, kad jis buvo Mesijas? Mozė pasakė, kai Mesijas ateis, viešpats tavo Dievas, tau prikels pranašą tokį kaip aš, ir įvyks, kad kas neklausys to pranašo bus iškirstas iš tautos tarpo. Taigi, šitas Mesijas privalo būti žmogus, ar tai tiesa? Gimęs iš mergelės ir parodys pranašo ženklą, viršiausias pranašas, ar tai tiesa? Kai Petrui buvo pasakyta, kas jis buvo, pasakė, tavo vardas yra Simonas, tu esi Jono sūnus. Jis pagarbino jį ir žinojo, kad tai buvo Mesijas. Kai Pilypas sugrįžo ir rado Natanėlį po medžiu ir atvedė jį pas Jėzų, Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė, štai Izraelitas, kuriame nėra klastos. Pasakykite man, kai būsite pasiruošę. Štai Izraelitas, kuriame nėra klastos. Ir kai jis pasakė, rabi, iš kur mane pažįsti? Jis atsakė, prieš Pilypui pakviečiant tave, kai tu buvai po figmedžio, aš mačiau tave. Kokios akys? Ir ką jis atsakė? Rabi, tu esi Dievo sūnus. Kaip jis jį atpažino pagal ženklą? Tu esi Izraelio karalius. Jis yra. Tuomet, kai jis nuėjo pas samariečius, jam reikėjo per ten eiti. Mokiniai nuėjo nupirkti šiek tiek maisto. Jis sėdėjo ant nedidelio krašto aplink šulinį viešo ten buvusio šulinio. Moteris, prostitutė, mes žinome, kad ji buvo, atėjo, ji pradėjo semti vandenį, o Jėzus pažvelgė ją ir pasakė, moterie, duok man gerti. Ji pasakė, tai nėra įprasta, mes turime segregaciją, jų žydai ir mes neturime vienas su kitų reikalų. Tau tai yra neteisinga, būnant žydų, prašyti mane samarietės moters tokio dalyko. Jis pasakė, bet jeigu tu žinotum, su kuo tu kalbėjai, tu prašytum manęs gerti. Ir pokalbis tęsiasi, kol Jėzus surado, kokia buvo problema. Kas nors žino, kokia buvo problema? Ji gyveno svetimajame. Ir Jėzus jai pasakė, tarė, eik pakvies savo vyrą ir ateik čia. Ji pasakė, aš neturiu vyro. Pasakė, teisingai, tu gyvenai su 5. Ir tas, kuris dabar turi, nėra tavo vyras. Tu pasakei tiesą. Ką ji pasakė? Ji pasakė, ponė, aš matau, kad tu esi pranašas. Dabar pasiklausykite, tai dar ne viskas. Mes žinome, kad kai Mesijas ateis, toks bus jo ženklas. Kas iš jūsų žino, kad raštas taip sako? Mes žinome, kai Mesijas ateis, jis parodys mums visus dalykus. Bet kas esi tu? Jis pasakė, aš esu jis, kuris su tavimi kalbu. Kokia dabar buvo jos žinia? Nubėgo į miestą ir pasakė, ateikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man, ką esu padariusi. Argi šitas nėra pats Mesijas? Taigi, Dievas yra beribis. Ar jūs tikite tuo? Jis negali pasikeisti. Jis neleido nei vieniems iš tų žmonių gentims, užbaigti savo kartos nepamačius ženklo. Jis pranašavo, kad pagonys pamatys, priims tai, kaip tai buvo Sodomos dienomis prieš Sodomos sudeginimą. Taigi, jeigu jis jiems parodė tą ženklą, o mums leidžia tiesiog praeiti intelektualiai, jis kažkuo mus apgavo. Jis to nepadarytų. Jis yra tas pats. Jeigu toks buvo jo supratimas, jeigu tai buvo jo, kada Dievas yra pakviestas į veiksmo sceną, būdu, kuriuo jis pasielgė pirmą kartą, jis visada turės elgtis tokiu būdu. Jei taip nebus, jis klaidingai pasielgė iš pat pradžių. Jis padarė kažką neteisingai. Bet pastebėkite, kai Dievas veikia, jis kiekvieną kartą veikia taip pat. Jeigu nusidėjėlis šaukėsi ir jis išgelbėjo tą nusidėjėlį, kai kitas nusidėjėlis šauksis, jis turi išgelbėti kitą nusidėjėlį, kitą nusidėjėlį, kitą nusidėjėlį, kitą nusidėjėlį ir visus, kurie šauksis. Jeigu žmogus šaukėsi savo kūno išgydymo ir Dievas išgydo, tuomet kitas, kuris šaukėsi, turi būti išgydytas tikėjimo pagrindu, kiekvienas iš jų. Jis parodė žydams Mesijo ženklą, prieš pasibaigiant jų epochai. Jis samariečiams parodė Mesijo ženklą prieš jų epochai pasibaigiant, bet nei karto jis jo neparodė pagonims. Jie nelaukia jokio Mesijo. Dabar jie laukia. Čia yra tas pats Mesijas, kuris pranašavo, kad jis tai padarys. Sugrįžta atgal į žmonių tarpą. Ne mano. Mūsų bažnyčios visame pasaulyje. Sugrįžta, parodo tuos pačius dalykus, kuriuos jis padarė štai ten. Mes privalome tuo patikėti. Taigi jūs, kurie norite pamatyti kažką, kas yra tikra. Kažką, kas yra neapsimestinio. Tegul šventoji dvasia galės jums tai šį vakarą suteikti. Kiek tu pasakai iš čia esančių neturi maldos kortelių, pakelkite savo ranką. Žinoma, jūs neturite, aš turiu menyje ligonius, maldos kortelių eilėje. Dabar pasimelskite tik minutėlę, kol jie pabaigs su ta eile. Ką sakote? Gerai, tai yra gerai.
Tik minutėlę, aš dabar bandau susitvarkyti su žmonėmis štai ten be maldos kortelių. Aš vis galvoju apie tą laikrodį, bet aš nežinau, kada dar kartą mes susitiksime. Tiesiog pasidėkite tyloje minutėlę, nurimkite. Jūs pradedate verštis, tada velnės vėl pradeda su tuo dirbti, suprantate. Bando iš to padaryti kažką, kuo tai nėra. Dabar turėkime tikėjimą ir tikėkime. Tiesiog tikėjime visomis savo širdimis, kad Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, yra čia, pasiruošę suteikti mums tai, ko norime. Pauliau, visi pasiruošę? Aš noriu, kad visame pastate, visur, kur esate, aš noriu, kad jūs melstumėtės ir aš noriu jums užduoti klausimą prieš man tai padarant. Pažiūrėkite čia, kad jūs galėtumėte žinoti nuoširdumą. Ši Biblija, kurią aš myliu ir tikiu esant Dievo žodžiu, tas angelas, kurį jūs matote nuotraukoje, na, man nereikia jums sakyti, tai yra toje nuotraukoje. Ten yra pono Džordžo J. Leisio iš FTB piršto antspaudas ir dokumentas, kuris įrodo, kad ten buvo ta šviesa apšvietusi objektyvą. Tai ne psichologija. Jis pasakė, mechaninė šio fotoaparato akis psichologijos nenufotografuos, ar ne? Tikrai, kad ne. Todėl Dievas yra mano teisėjas. Aš matau tą šviesą. Dėl apreiškimo, dėl regėjimo. Jeigu aš daugiau niekada su jumis nesusitiksiu, kol pasimatysime šlovė šalyje ir stovėsime tą dieną prie Kristaus teismo sosto, kur mes visi susirinksime, aš pasakiau jums tiesą. Aš žinau, kad jūs galvojate, jog aš neturiu išsilavinimo ir iš manęs nekoks pamokslininkas, nes aš neturiu išsilavinimo, bet Dievas tiesiog davė man dovaną, kuri yra tiesiog patraukti Williamą Branhamą iš kelio. Tam, kad jis galėtų paimti kūną ir pats per jį kalbėti. Dabar jūs melskitės ir aš noriu, kad jūs būtumėte nuoširdus. Ir jeigu Dievas padarys ir veiks čia šį vakarą tiksliai taip, kaip jis padarė, kai jis buvo kūne čia žemėje, veiks per mūsų kūną, parodys tuos pačius ženklus, tuos pačius stebuklus, tuomet aš noriu, kad jūs padarytumėte štai ką. Laikykitės įsikibę į kryžių tol, kol Dievas pastatys jūs į padėtį, kurioje jis nori jūsų Kristaus kūne. Dieve suteiktai. Tai yra už manęs. Pone sėdi tos eilės gale ten, jūs norite Dievo, ar ne? Jeigu Dievas man paaiškins jūsų bėdą, ar jūs patikėsite mane esant jo tarnu? Patikėsite. Jūs turėjote problemą su širdimi, teisingai. Jeigu tai tiesa, pamojuokite savo ranką, taigi aš jūsų nepažįstu, ar jūs turite maldos kortelę? Ne, jūs žinoma, kad neturite. Gerai, dabar ar jūs tikite jūs tikite, kad tai yra tiesa, jūs tikite, kad tai bus ta pati dvasia, kuri pasakė moteriai, kad ji turėjo 5 vyrus, jūs tikite to visą savo širdimi, tuomet jūs turite būti išgydytas, suprantate, aš jūsų nepažįstu, niekada nesu jūsų matęs. Jūs prie kažko prisilietėte ir jis yra vyriausiasis kunigas, kuris atjaučia mūsų silpnybės. Jeigu vyriausiasis kunigas gali atjausti mūsų silpnybės, ar jis nepasielgs lygiai taip pat, kaip jis pasielgia, jeigu jis yra tas pats vyriausiasis kunigas? Tai sujaudino tą moterį sėdinčią šalia jūsų. Tai buvote jūs, kuri pritraukėte viešpaties dvasią. Ar jūs tikite, ponė, kad Dievas žino, kas su jumis yra negerai? Jeigu aš pasakysiu jums iš čia, kas su jumis yra negerai, ar jūs priimsite savo išgydymą, ar tai jums padės, auglys ant jūsų ausies? Jūs dėl to meldžiatės, teisingai, ar ne? Jūs turite tikėjimą? Dabar tikėkite. O kaip čia auditorijoje? Ten sėdi vyras, rankomis prilaiko savo galvą, melsdamasis, kuris turi problemą su tonzilėmis ir nervingumu. Jeigu jūs patikėsite, ponė, tai paliks jūs. Jūs galite grįžti namo, būkite sveikas. Ar jūs priimate savo išgydymą, tikite visą savo širdimi gerai? Jūs tada meldėtės, teisingai. Jėzus jūs išgydo. Ta moteris iš karto už jo ten. Ar jūs tikite, kad Dievas gali man pasakyti, kokia yra problema? Ar tikite, kad jūsų kojos išgys? Jūs tikite? Jūs jau kurį laiką vargino. Ar tikite, kad Dievas žino, kas jūs esate? Pone Heršiai, teisingai, gerai.
Jūs dabar galite eiti namo ir būti sveikai. Jeigu tuo tikite, pakelkite savo ranką, pasakykite, aš šlovinu jį už tai. Gerai, turėkite tikėjimą Dievu. Tikėkite. Kaip yra su kažkuo čia? Kai kuriais iš jūsų žmonėmis, kad jūs... Ten yra vyras sėdintis štai čia, besimeldžiantis. Aš jo nepažįstu, niekada jo nemačiau. Serga artritu. Tai jo žmona sėdinti šalia jo. Ji taip pat serga artritu. Tikėkite, kad jis jūs palieka. Pone Rinehartai, tikėkite visą savo širdimi, atsistokite ir būkite išgydyti. Jūs ir pone Rinehart, Jėzus Kristus padarys jūs vaikus. Amen. Dabar tikėkite. Amen. Šlovė. O, Dieve, kodėl žmonės negali to pamatyti? Negalvokite, kad esu pamišęs, aš nesu. Kodėl? Man atrodo, kad tai kažkur turėtų uždegti ugnį. Ar jūs negalite to pamatyti? Tai yra gyvas Dievas, padarantis save realų. Ta nedidelė indienė moteris sėdinti ten gale, aukštas kraujo spaudimas. Tikėk, sesė, būk išgydyta. Jūs tikite? Dėvite rožinę suknelę, žiūrite į mane. Gerai. Jūs tikite, kad aukšto kraujo spaudimo nebėra? Gerai. Pamojuokite savo ranką, jeigu tikite, kad jis dingo. Gerai. Telaimonais Dievas. Dievas jūs myli. Tai sujaudino kitą indienę merginą, sėdinčią ten gale, kai pamatė kitą moterį. Jūs galvojate, kad Dievas paims nuo jūsų tą nugaros problemą, sesę, dėvinti nedidelę baltą ten gale. Jūs tikite, kad jis paims, padarys jūs vėl sveika. Indienė sėdinti šalia jo turi plaučių problemą. Kita šalia jos taip pat turi problemą su nugara. Jūs negalite, suprantate, Dievas žino viską apie jūs. Jūs tikite, kad Dievas jūs išgydys kiekvieną iš jūsų sėdinčius ten gale toje galinėje eilėje. Ar jūs suprantate angliškai? Gerai, tiesiog tikėkite visą savo širdimi, būkite išgydyti. Kur yra ta moteris, kurią kažkas čia atvedė? Ar tai ši čia stovinti ponia? Pažiūrėkite čia, ponė. Ar jūs tikite, kad ar tai moteris eilėje? O, aš jos nepamačiau. Negali atsikelti? Gerai. Pažiūrėkite čia. Jeigu Dievas apreikš, kas yra negerai su ta ten stovinčia moterimi, ar visi jūs likusieji eilėje patikėsite tuo, kad mes galėtume pasimelsti už visus žmonės? Jūs dabar tikite juo visą savo širdimi? Kas iš jūsų tiki, kad tai yra realu? Kas iš jūsų tiki, kad realiau ir būti negalite? Būna palaimintos jūsų širdis, tai gerai. Taigi, jūs išlaikykite tą dvasią ant savęs, štai taip, išlaikykite tą patepimą. Jūs taip pat, ponė. Na, jūs iš tiesų meldžiatės ne tiek dėl savęs. Jūsų protė yra klausimas, dėl kurio jūs meldžiatės, kas yra daugiau nei už save pačią. Teisinga, ar ne? Tai tiesa. Aš jūsų nepažįstu. Kiek man yra žinoma, aš niekada gyvenime jūsų nemačiau. Bet Dievas jūs žino. Jeigu Dievas man apreikš, kokia tai yra gelmė, rodos taip, kad jūsų dvasia vis sugrįžta. Jeigu Dievas gali man apreikšti, kas tai yra, ar jūs priimsite, jeigu tai gausite, ko tik jūs prašote? Ar likusieji žmonės prie jos prisijungs? Tai už kažką kitą, už ką jis stovi. Tai yra moteris daug jaunesnė už ją. O, tai jos duktė. Dukra dengia mirties šešėlis. Ji turi vėžį. Vėžys, ji dėl jo buvo operuota ir vėžys tai buvo nesėkminga, jie negalėjo jo sustabdyti. Vėžys yra kraujo induose. Jų yra 2 ir jūs esate kaip ir lošė, jūs priežastis, dėl kurios jūs negalėjote užlipti laiptais, jūs vaikštote su lazda ir pagaliu, ar yra kažkas, kuo jūs remetės. Aš matau jūs bandančią atsikelti nuo gatvės. Teisingai, jūs esate buvusi mano susirinkimuose anksčiau, už jūs buvo vieną kartą pasimelsta mano susirinkime ir su jumis buvo kažkas negerai, kas tai buvo sunku kvėpuoti, astma. Ir viešpats jūs iš to išgydė, tai yra taip, sako viešpats. Jūs tikite visą savo širdimi? Ar jūs tikrai tikite? Dabar jūs žinote, kad aš jūsų nepažįstu, aš nežinau, ką pasakiau, tai yra garsajus, tai štai ten. Dievas žino, su ranka ant savo Biblijos, kiek man yra žinoma, aš niekada gyvenime nebuvau matęs tos moters. Ar jūs tikite?
kad Dievas gali man pasakyti, kas jūs esate? Pone Šefer, jūs dabar galite eiti namo, Jėzus Kristus suteiks jums jūsų poreikį. Pasakykite šlovę Viešpačiui, ar jūs netikite? Dabar jūs suprantate, ponė, aš sužinojau, kas jums buvo negerai. Bet ką tik aš pasakyčiau, ar bet kas, tai nieko nepadarys. Ne ką daugiau, nei ką jūs, kad už jūs būtų pasimelsta ir tai padarys tai, ar ne? Bet ar jūs galvojate, kad jūs būsite lošė, jūs galvojate, kad Dievas jūs išgydys ir artritas ir kiti dalykai jūs paliks ir jūs būsite sveika, jūs tikite, tai viskas, ką jums reikia žinoti. Tik tai tikėkite visą savo širdimi. Ar jūs ateisite? Taigi jūs žinote, kad aš nežinau, kas su jumis yra negerai. Aš nežinau, Dievas žino, bet aš galiu jums pasakyti, ar jūs tikite, kad Dievas galėtų man tai apreikšti, ar tai jums padės, ar jūs Ispanė? Jūs Ispanė. Ar tai padės ispanams, kaip galvojate, jeigu aš jiems pasakysiu, kokia buvo jūsų problema? Jūs galvojate, kad padės? Tikintieji ispanai, ar tai paskatins jūs patikėti, ji yra jūsų sesuo, taip pat mano sesuo, ar tai padės? Na, tuomet diabetas jūs paliks, jūs galite sugrįžti namo ir būti sveika. Ar jūs tikite tuo? Gerai, tuomet jūs galite leistis į kelią ir džiaugtis. Kaip jūs laikotės? Gerai, ar jūs tikite, kad visi ten esantis baltodžiai patikės, jei Dievas man pasakys, kokia yra jūsų problema, tuomet jūsų nervingumas jūs paliks, beveik visi iš jų ten kenčia dėl to, bet kuriuo atveju. Suprantate, ir tai liausis, jūs galite grįžti namo ir būkite sveiki, laimina jūs dabar Dievas, turėkite tikėjimą, tikėkite, ar jūs tikite visą savo širdimi, o tai bent ta įsisenėjusi astma, jūs tikite, kad Dievas ją išgydys gerai, Viešpaties Jėzaus vardu, eikite ir būkite sveiki. Dabar indėnai, čia yra jūsų sesė indėnai, kiek čia yra indėnų suprantančių angliškai, pakelkite savo ranką indėnai. Gerai, čia yra jūsų sesė, taip pat mano sesė, aš niekada gyvenime nebuvau su jie susitikęs, nieko apie ją nežinau. Jeigu Dievas man pasakys, kas su ją yra negerai, jūs patikėsite, kad tai yra ta pati dvasia, kuri pasakė moteriai, kokia buvo jos problema, ar jūs to patikėsite indėnai? Jūs suprantate angliškai, gerai. Jūsų širdis pasveiks, eikite. Amen. Tikėkite. Jūsų problema yra jūsų nugaroje. Eikite, tikėkite ir būkite išgydyti. Turėkite tikėjimą, nebejokite. Jūs turite artritą. Vieną dalyką. Tonzilių problema yra artrita. Tikėkite visą savo širdimi. Eikite, būkite išgydyti. Nervų problema. Eikite, būkite išgydyti ir turėkite tikėjimą. Ar jūs tikite visą savo širdimi? Gerai. Pasakykime, šlovė Viešpačiui. Jūs stipriai kažkas vargina. Jūs bijote, kad kažkas atsitiko, ar ne? Jūs tikite, kad Viešpats Jėzus gali jūs išgydyti iš tos tiesiosios žarnos problemos. Jūs meldžiatės už kažką kitą. Aš pamačiau, kaip jis atsistojo priešais mane būtent tada. Tai yra jūsų brolis. Jūsų brolio čia nėra. Jis yra Kalifornijoje. Jūs tikite, kad Dievas gali man pasakyti, kokią jis turi problemą? Astmą. Eikite toliau ir dabar tikėkite. Taip, ponė, eikite tikėdamas. Taip, ar ne? Ar Dievas gali išgydyti širdies problemą? Jūsų? Gerai, tuomet eikite toliau, tikėkite. Pasakykime šlovę Viešpačiui visi. Dabar, kas iš jūsų prisijungs prie manęs dabar visą savo širdimi ir melskitės dabar, kol mes melsimės už šiuos žmonės. Tai mane taip susilpnina, jūs tampate kaip jūs esate tik šešėlį šokantis aplinkui prieš mane. Pasimelskime tik truputį, dabar jūs melskite su manimi, ateikite, sesė. Mūsų dangiškasis Tėve Jėzaus vardu aš meldžiu už mūsų sesę, kad tu ją išgydytum. Šie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Jėzaus Kristaus vardu, tegul mūsų brolis bus išgydytas Viešpatie. Jėzaus vardu, Tėve Dieve, aš meldžiu, kad tu išgydytum mūsų sesę. Jėzaus vardu, tegul ji bus išgydyta. Tėve Dieve, aš meldžiu, kad tu išgydytum sesę. Dieve, ji buvo išgydyta tiek daug kartų. Aš meldžiu, kad tu tai dar kartą suteiktum Jėzaus vardu. Gerai, sesė. Dangiškasis Tėve, aš meldžiu už mūsų sesę, kad tu išgydytum ją Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, aš meldžiu už mažą berniuką, kad tu išgydytum Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dieve, aš meldžiu už sesę su šitą didelę bažnyčią šį vakarą. Uždedame rankas ant jos, kaip tikintieji Jėzaus vardu. Uždėkite ant jos rankas ir paprašykite, kad velnės išeitų Jėzaus vardu. Amen. Jūs suprantate, ką aš turiu omenyje. Jėzaus Kristaus vardu, tegul mūsų sesė bus išgydyta. Ateik, sesė, tu dabar juo tiki. Jėzaus Kristaus vardu, tegul mūsų sesė bus išgydyta. Amen. Jėzaus Kristaus vardu, tegul mūsų brolis bus išgydytas. Amen. Jėzaus Kristaus vardu, tegul mūsų sesė bus išgydyta. Amen. Gerai.
Jūs susirūpinęs? Jūs bijote tos operacijos dėl to auglio, bet jis jūs paliks, jeigu tikėsite. Ar jūs tikite tuo? Tuomet eikite džiaugdamiesi, sakydami ačiū tau viešpatie Jėzų. Ar jūs tikite visi jūs? Suprantate, aš tik padarysiu tai trumpam poilsiu minutėlį. Jūs tiesiog Dievas žino kiekvieną širdį, bet Jėzus, kai viena moteris jį palėtė, jis pasakė, kad dorybė jį paliko. Ar tai tiesa? Kas iš jūsų žino, kad tai buvo jėga? Žinoma, kad yra. Ar tai padėtų jums, jeigu aš jums pasakyčiau, kokia buvo jūsų problema, ar tai jums padės? Gerai, jūs esate čia dėl kažko kito. Jūsų motinos. Ji beveik mirštanti. Ji turi vėžį ir širdies problemą. Tokia silpna, kad jai reikalingos injekcijos. Tai tiesa, ar ne? Jūs mylite ją. Dievas ją myli. Tegul jūs surasite ją tokioje būklėje, kokioje jūs norite, kad ji būtų. Tokia yra mano malda. Dangaus Dieve, išgydyk ją Jėzaus vardu. Eikite ir palieskite tą skepetaitę, būkite su ją, eikite dabar tikėdami. Ateikite mano sesė Jėzaus Kristaus vardu, tegul ji bus išgydyta. Suteik tai viešpatie, ateik sesė čia. Jėzaus Kristaus vardu, tegul ji bus išgydyta. Amen. O, amžinasis Dieve, aš laiminu šitą moterį ir vaiką. Tegul Dievo jėga nužengs ant jų ir padės jiems, aš meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Te laimina tave Dievas, sesė, dabar tikėk. Jėzaus Kristaus vardu, tegul tu palaiminsi mano brolį, tėve, šiai didžiai bažnyčiai, už jį besimeldžiant. Ateik sesė, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, tegul tu palaiminsi mano sesę ir išgydyk ją. Amen. Ateik sesė, jūs tikite? Jėzaus Kristaus vardu aš paliečiu šios moters ranką, prašau, kad ji būtų išgydyta. Ateik sesė. Jėzaus Kristaus vardu aš meldžiu Dieve, kad tu paliestum ją ir išgydytum ją. Dabar nesirūpink dėl tų rankų, sesė. Ne, nesirūpink, tiesiog eik toliau tikėdama. Viskas bus gerai. Jūs tikite, kad Dievas jūs išgydys? Sesuo kalbasi su broliu Branhamu. Su tonzilėmis yra negerai, jos yra suvėžėjusios. Ar jūs patikėsite, kad Dievas jas išgydys ir padarys jas sveikas dėl jūsų? Tuomet dangiškasis Tėve, aš meldžiu, kad tu išgydytum ją ir padarytum ją sveiką ir taip, kad ji galėtų vėl būti sveika. Aš sudraudžiu šitą velnę Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Gerai. Jūs tikite, kad Dievas jūs išgydys jūsų skrandį, leis jums vaikščioti ir vėl gerai jaustis? Dieve, aš meldžiu, kad tu tai suteiktum Jėzaus vardu. Amen. Ateik, broli. Dieve, mūsų Tėve, aš meldžiu Jėzaus vardu, kad tu jį išgydytum. Ateikite, panelė. Jūs tikite, kad viešpats Jėzus jūs išgydys? Puiku. Viešpatie Jėzau, aš meldžiu, kad tu išgydytum šią brangiąją mažą indėnų mergaitę ir padarytum ją sveiką Jėzaus vardu. Amen. Išgydyti? Jūs tikite jo? Dangiškasis Tėve, aš meldžiu už mūsų sesę ir meldžiu, kad tu ją išgydytum Jėzaus vardu. Amen. Te laimina Dievas mažą berniuką, aš meldžiu. Tėve, Dieve, kad tu jį išgydytum ir padarytum jį sveiką ir taip, kad jis galėtų vaikščioti ir žaisti ir būti kaip kiti berniukai Jėzaus vardu. Jūs žinote, kad Jėzus gali jūs išgydyti. Teisingai. Dangiškasis Tėve, aš meldžiu už mano brolį ir prašau, kad tu jį išgydytum Jėzaus vardu. Amen. Ateik, broli, brangus. Tėve, Dieve, aš meldžiu, kad tu paimtum negalės ir luošumą iš mano brolio ir padarytum jį sveiką Jėzaus vardu. Amen. Ar jūs tikite, panelė? Jėzaus Kristaus vardu tegul šventoji dvasia išgydys ją ir padarys ją sveiką. Amen. Jūs dabar tikite, sesė? Jėzaus Kristaus vardu tegul jūs būsite išgydyta ir sveika. Amen. Jūs tikite, brangi sesė? Jėzaus Kristaus vardu tegul mūsų sesė bus išgydyta. Amen. Jėzaus Kristaus vardu tegul mūsų sesė bus išgydyta. Amen. Viešpatie Dieve, tuščia vieta juostoje. Esate? Jūs tikite, kad jis gali jūs išgydyti? Turite nesveiką ausį. Negalite ją gerai girdėti. Turėjote nelaimingą atsitikimą prieš daug laiko. Susižeidėte savo galvą, savo krūtinę. Teisingai. Jūs tikite, kad Dievas gali jūs padaryti sveiką, padaryti, kad vėl girdėtumėte ausimis? Gerai? Gerai. Jūs tikite. Pasimelskime, palenkite savo galvas tik minutėlį. Jėzaus Kristaus vardu aš sudraudžiu šitą velnę. Išeik iš vyro. Kiek laiko toks esate? Kiek laiko? 1944-aisiais? Matote, jūs girdite abiejomis ausimis? Girdite mane? Girdite mane? Dabar jūs galite pakelti savo galvą. Pažiūrėkite čia. Girdite mane? Girdite mane? Jūs esate išgydytas. Aš matau, jūs turite kažką, ką jūs bandėte įveikti ilgą laiką. Įprotis. Eikite, atsisakykite to šį vakarą. Tikėkite tuo. Cigaretės daugiau jūsų nevargins.
tuščia vieta juostoje. Aš myliu jį. Aš myliu jį. Nes jis pirmas mane pamilo. Ir išpirko mano išgelbėjimą. Ant Kalvarijos medžio. Su mūsų palenktomis galvomis tik akimirką jei galite. Man dabar įdomu, ar čia yra tų, kurie norėtų ateiti prie altoriaus ir pasakyti, aš tikiu Dieve, kad aš pamačiau tikrą šventąją dvasią veikiančią žmonių tarpe. Ar jūs norėtumėte tai padaryti, kol mes palenkėme savo galvas ir dar kartą sugėdosime? Prašau visų, jei galite, palenkite savo galvą ir pasimelskime ir sugėdosime. Broli Bordersai, pravesk tai vietoj manęs, aš užkimau. Sustokite čia aplinkui altorių ir pastovėkite maldai. Ar jūs tai padarysite, jūs, kurie iškėlėte savo ranką ir norite surasti Dievą, kuris žino jūsų širdies paslaptį? Toks yra kelias, ponios, toks yra kelias. Dabar palenkime savo galvas, kol giedame. Aš myliu jį. Aš